Šio epizodo rėmėjai Carbon, programėlė visiems vairuotojų poreikiam išskyrus vairavimą. Ir Moving Wheels, jie nuomai autobusus ir Unity reikalus. Nu, jėmestis. Važiuojam pasimti Joną. Žiūrėsim, kaip tie režisieriai turtingi gyvena. Tai Jonas, taip, smagu, Jonas, man irgi labai smagu. Susitikti, bet to čia visiškai iš čia. Aš, ta prasme, iš kur? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus, aš visiškai iš Vilniaus. Nes Aš jau visiškai 100% iš Vilniaus. Viens iš mūsiškių, Mats, sako, mes buvom, ar tai... Mes klasiokai su Matu. Netgi. Jo, mes klasiokai buvom, mes mokėmės Daukanto gimnaziją. Tai Matas buvo mano klasiokas, o Vytautas Jozėnas Škicas. Nu. Buvo paraleliniai. Tai vat mes trys. Ir dar mūsų klasiokas buvo Andžėjas Šipūnas iš Specifektų. Bet jūs praktiškai... Tokia komanda buvom. Vieną produkciją galėtumėt padaryti. Galėtume. Žinai, visi skirtingais keliais paskui galiausiai, kaip nebuvo tokio plano, kad mes čia sėdėjom, žinai, išleistuvių vakarą ir sakėm, susitiksim prie technokrano už 5 metų, žinai. Bet kažkaip taip gavosi, kad visi suėjo iš šitą. Bet čia vienas aš bent jau nesu girdėjęs, kad būtų iš vienos klasės ir visi dirbtų kine, ne vienoj srity, bet, kad dviese ten gali būti. Jo, bet žinai, bet aš sakau, toksai nebuvo, tai niekas, nesitarė, kažkaip natūraliai taip viskas suėjo, nes Vietas tai fotkino mokykloje daug ir paskui, man atrodo, jis gal ir baigė fotografiją. Man irgi taip atrodo. Matas visą laiką konstravo kažką tenais. Bet jisai konstruodavo po to į Angliją ir irgi kaip ir kino ten jaučiu nebuvo, taip labai užprogramuota. Nemanau, kad buvo užprogramuota toksai, bet, žinai, man atrodo, biškai kinas reklama čia toks dalykas, kur kartais nutink kaip pirmi kartai lovai. Biškai. Žiūri, kai jau yra. Bet žinok, man taip atrodo, kad labai daug žmonių kažkada pasitaiko galimybę, tu pabandai padirbti ir tada žiūrėk, jau praėjo 5 metai ir tu čionais jau kaip ir nudirbi. Atsibundi, kad tu jau čia senbuvęs. Jo, tai aš irgi, žinai, visiškai ne, aš mokiausi Anglijoje, bet labai seniai mokiausi. Čia mes tokia gal viena tų pirmųjų kartų buvo, kur išvažiavom. Ir supranti, o po to tai kažkokio plano, tai nebuvo, ką aš žinai. Pavažiuojam, po to žiūrėsim. Taip, ta prasme, aš galvojau gal, kad aš liksiu, nežinau, neliksiu. Toksai labai daug ten, o tas atsieja atėjimas šiandien į tą irgi toks visiškai nebuvo kažkaip planuotas. Bet, gerai, o labiau nuo pradžios. Tai tu, katran vietą? Mano nuo Krasnūchos. Krasnūchos. Jo, aš esu iš Krasnūchos. Aš esu užaugęs šitam nuostabiam puikiam rajonam. Mano, žinai, vienas tokių pirmų prisiminimų gyvenime, ten yra toks narkologinis dispanseris, žinai, aš prie jo ir gyvenu. Taip. Bet Krasnūcha, ne vietiniam, kurie pas mus dauguma. Taip. Tai yra, kai nuo Forum Cinemas išvažiuoja į Kauną. Jo, ir dar turbūt ta jau tikroji Krasnūcha dar jau Gerosios Vilties būtų, ta jau kur dar toliau. Bet žodžiu, tai pravažiuoja, kaip sakant... Savanorių prospektas, vienu žodžiu. Savanorių prospektas į tą pusę. Jo, tai man vienas pirmų prisiminimų buvo, kad aš einu kažkur iš tipo, nežinau, gal pirma klasė, ne pirma, dar anksčiau, aš einu kažkur ir stovi narkomanas ant šaligatvio su švirkštu. Ir sako, žinai, atiduok viską, ką turi, nes kitaip aš tau suleisiu AIDS. Bet aš kažkaip pastebėjau, kad pasikoja, žinai, gangrenoja. Sakai. Ir aš paspartinau žingsnį ir jis manęs nepasivijo. Tai va, toksai yra mano. Gripų mes nėra Lietuvoje gripų. Nėra visai. Tai va, aha, gerai, patvarkom. Tai va, tai mano vienas tokių pirmųjų prisiminimų yra romantiško. Bet, o tai tu mokyklai būdavai tas tylenis fainuolis? Niekada nebūdavau tylenis, visą laiką kalbėdavau. Gale sėdėdavai? Gale sėdėdavau ir kalbėdavau garsiai. Bet ir zbitkas? Zbitkas, taip. Žinai, mokykloje yra gal toks dalykas, kai tu pradedi... aš ten kažkokią ten vaidindavau kažką aš ten grodavau gitarikę, žinai. Ir kai tu užsiemi tokią biškį poziciją, kad tu čianais daug kažkokių dalykų veiki, tada tu labai viską atleidžia. Jo, čia yra lifehacks. Visiškai. Dabar gal nebeveikiantis, bet... Vat nežinau, nes aš į pamokas, aš nelabai vaikščiodavau, jeigu bet tu esi reikalingas šitai visuomeniai kitą prasme. Tu ten per renginį pagroji, kai reikia kažką. Kažką tam pavedi renginuką. Oi, va, čia tada yra. Toksai, tai aš tas buvau, kuris kažkaip
kažkaip mokydavausi, aš tam pusę velnio, dažnai, nes, ką žinau, žinai, tuo metu, man atrodo, dabar gal vėlgi yra biškai kitaip, bet tenais viskas buvo, man atrodo, pas mus tokia apie labai, ką tu prisimeni, žinai. Nu, paskaitai knygą, kiek tu prisimeni iš tos knygos, žinai? Taip. Tai va, palaikysim. Gripai yra Lietuvoje. Palaikysim. Tai va, tai aš toksai. Tai žodžiu, bet pas direktoriui nekviesdavo dažnai. Ne, tipo langai išdaužyti ten. Šito nedarydavom, bet kad, žinai, kad nebaisiai mes tam daug vaikščiodavom į tą mokyklą. Aš, pavyzdžiui, turėjau jau 11-12 klasė, kai tam prasideda tie profiliavimai, ne? Kur tam turbūt visą laiką keičiasi. Nu, kažkokių tam dalykų, žinai, tam visą laiką ta sistema keičiasi. Aš prisimenu, aš prašėjau tipo prancūzų kalbą, nes man kažkaip neužteko pamokų, žinai. Aš tokį visiškai minimumą į kuriuos neit. Taip. Ir aš prancūzų kalboje, aš buvau 2 kartus per 2 metus. Ir sėkmingai susitarėm kažkaip tada įskaitų. Žinai, sakai, kai žmogus gabus. Žiūrėkit, taigi čia viskas gerai. Česui. Parlevų France, viskas, no problem. Ten croissant. Jo. Tai va, tai toksai kažkoks tai buvo, mano vaikystė buvo tokia. Bet tai kaip keista, kad tas padeda, aš galvoju, kad tik tai mažose miestuose padeda ten vaidinti kažką. Ne. Bet aš žinok, aš šitą supratau. Aš sėdėjau ir aš pamačiau, kad žiūrėk, jeigu aš... Ir aš gal dėl to pradėjau užsirašinėti visokius užklasinius projektus, žinai? Ir sakai, kad tu... Jo, aš sakiau, nu, ta prasme, viską, aš darysiu, kas čia vyksta, važiuojam čia kažkokią istorikų ekskursiją, labai gerai, važiuojam, darom, ta prasme, būtinai. Žinai, tai aš tokius dalykus veikiu. Bet, nu, žodžiu, tai, o save tu, nu, prie tos muzikavimo, tai čia, nu, pradėjai muzikuoti arba pavaidinti ar dar, nors, nu, dėl to, kad norėjos, ne tik dėl to, kad tai padėt gyvenime, bet... Turbūt norėjos, turbūt kažkaip tai, žinai, nu, tuo metu, tai čia, žinai, 2000 kokie metai, tam 2002, 2003, 2004, nežinau, žinai, bet to pasirinkimo, ką tu gali veikti gyvenimą, yra toksai, nu, tu krepšinį galėjai žaisti, nu, žinai, ką aš irgi biškai nesėkmingai dariau. Muzikos mokykla, nu, yra praktiškai privaloma. Ta prasme, žinai, nu, toksai jau taip jau reikia ir viskas. Bet tai tu ir buvai ir... Buvau. O ant koto? Aš klasikinė gitara buvo mano instrumentas, toks, kur va tai va groja. Jo, net nesvajoklė, ta prasme, tenais būdavo biškai rimčiau. Tai va, o kažkaip tada tas pavaidinti kažkokią ten teatro studiją, tai taip kažkaip nežinau. Bet ten vietais? Jo, nu mokyklai, man atrodo, prasidėjo viskas, žinai. Tai, nu tai va. O ką tėvai, aristokratai? Ne. Mano mama tai mano su skaičiais dirba, o mano močiutė labai ilgą laiką buvo muzikos ir teatro akademijos dėstytoja. Ji kino chemija buvo jos dalykas. Skambėjo kaip kažkoks kunigs suvirintais. Iš tikrųjų, tai chemija, tai čia visai logiškas dalykas buvo. Žinai, ta prasme, tai nu, turbūt buvo vienintelis žmogus, kuris tuo metu tai dėstė, nes jį baigus ten Sankt Peterburge prieš ten krūvą laiko, o mano tėvas jį baigęs VGIK. Jo, operatorius, bet jis dokumentikos operatorius. Tai va, tai paskui ten gal gyvenimas biškai kitą pusę pasuko, bet jo, nu tai va, tai čia tas buvo. Tai vis tiek, tai da, kaip sakant, biškai aiškiau, kodėl tokia Ai, nu supranta, aš biškai prisimenu, čia gal ne tai, kad mane ten kažkas kažkur stūmė ar kažką, bet, nu, filmai pas mus buvo toks, nu, mes žiūrim filmą, žinai? Mes žiūrim filmą, tiesiog atsisėdam, bet žiūrim filmą. Lietuvos kino teatras buvo tėvas, nu, tai kažkada šitą labai gerai prisimenu, Žvaigždžių karus pažiūrėjau. Ta prasme, ten 5 epizodą, žinai, kažkas tokio. Nu, man atrodo, čia geriausias dalykas, kurį aš esu matęs. Ta prasme, tas jausmas, kurį aš tam patyriau, bet ten visiškai vaikas buvo, žinai. Nu, kur sėdi, žiūri ir galvoja, aš nieko panašaus nesu net gyvenime regėjęs. Nu jo, bet aišku, bet palauk, o tu kelintų gamybos? Aš 90-ų. Jaunikaitis, aišku. Nu, aišku. Tai aš kažkaip galvoju visi, kad mes čia esam vieno amžiaus. Pasirodo, aš esu ne vieno amžiaus. Ai, bet supranti, bet tas amžiaus, tas kažkuriuo metu, man atrodo, pradeda nebesiskirstų. Ne, pradeda visiškai kaip tokius, žinai. Tik tai, kad žinai, Žvaigždžių karų man dar nebuvo. Ai, nu va, matai, tai dėl to. Tame turbūt ir skirtum. Man tai vis, žinai, kaip
Man žinok, kai gėda eit su tuo. A, ne? Nežinau, kažkoks toks. Nu, toksai yra jausmas, ne? Man, bet ir man, tipo, žinok, žinai, irgi man kartais būna gėda, kai net filmuojam kažkur miestą. Kai tipo, nu... Kažką aš čia trukdau biški kažkam. Jo, nes čia toks, žodžiu, nu būn. Tai žodžiu, films bandom kirst kelią. Ar... Ką žinau, mes turbūt ant kur nors, bet tai galime čia eiti. Per. Tai kins, kaip sakant, tave pažavėja. Jo, man labai įdomu buvo. Bet vat įdomu, kai tėvas tokius mokslus krimtės, jisai kaip nors žiūrėdams, nu žinai, kiek būdavo to tikrą kiną žiūrėjimo, kiek kur biški, čia galėjo biškutį paimti iš aukščiau. Pradžiai, man atrodo, gal kai man jau įdomu pasidarė, nu tai jau čia kai kokių ten, žinai, jau kaip 15-16, kai aš jau biški kažkaip pradėjau galvot, kad kaip apie... gal aš čia kažką tokio veiksiu, žinai. Tai tada jis jau man pradėjo pasakoti. Žinai, nu kad kodėl, kaip čia tai, kaip čia kitaip, kaip čia tai yra padaryti, nu žinai, toksai kažkoks būdavo dalykas. Nu jo, nes esu... Bet, o tik vaidint, aišku, nieks ten režisuoti, nieks nesiūlydavo. Ne, nesiūlydavo, nežinau, tam tas, žinai, nu toksai ką. Tas man irgi tai būdavo tiesiog labai smagu. Nu, žinai, nu tu gauni kažkokią tam pseudo nedidelę pjesę. Gerą hebrą. Jo, sėdi, ta prasme, ir tas, žinai, biškį užpildo, kaip čia tavo laiką. Nu jo, nes pamokas, kai neini jo yra laiko biškelio. Aš žinau, labai suprantama, nes aš irgi tokią sritį kultivavau. Tai vat. O kaip Vilnius tave muštis reikėjo? Kažkur... Reikėjo. O tu buvai oficialiai... Palauk, tai čia kas dabar turėtum būti? Bet tu nepankuodavai, ne? Pankuodavau. Aš grojau grupiai pankrokam. Tai čia vat dar vienas dalykas, žinai. Tai tave, kaip sakant... Ta prasme, vienas momentas buvo, reiškia, Krasnūhoj, nu nuo mažų dienų ten buvo toksai... Bet kažkodėl atrodo Krasnūhoj ir punks... Vat čia buvo keletas dalykų, tokių susidėjusių, žinai. Bet gal ne tiek, mes paskui jau į Antakalnį persikeliam, kai man tam buvo 15, gal ir 16, nu žinai, jau paauglystėje Antakalnį. Bet muštis reikėjo Krasnūhoj, tai gal ne tiek muštis, kiek bėgti labiau reikėjo. Kaip nori, žinai, sakai, gali arba kietą vaidinti ir tada reikia machankėse, arba šiaip greitai bėgi ir dėci. Tai vat, o jau paskui, kai jau prasidėjo pankrokas, tai, nu, būdavo čia tų visokių, nuo urlaganų, kurie nelabai mėgsta, iki skynų, ta prasme, tai mes turėdavom įvairių tenais problemų. Bet ten reikėdavo ką nors nuveikti, kad užsikabintų, ar ten paprasčiausiai, kad tu esi? Ai, žinok, ne, ta prasme, va tuo metu, mes čia kažkada daug kalbėjom, kad tuo metu tas toks smurtas, nu, žinai, jis buvo toks visai, gal pas kitus ne. Pas mane gyvenimą kadangi jau nuo kažkurio laiko tu pradedi augti miestą. Nu, ta prasme, aš turiu omeny tau. Taip. 14 tu jau sėdi, žinai, ant Gedimino kalno. Jau niekas. Tėvai čia. Namie nebebūna, žinai. Grįžti iš mokyklos, jeigu grįžti, eini pasidėti ant Gedimino kalno, ant Barbakano. Ai, namų valgyt. Namo pavalgyt, kodlėta, taip. Tai dėl to. Čia tik dėl to dar siejai. Ir šitą... O tada, supranti, tu jau viskas, tu jau būna lauke. Taip. Ir tenais tam mieste kažkokie tie konfliktai tie pastoviai vykdo. Be perstojo, žinai? Nu jo, nes man tai taip iš mažo miestą, tai čia atrodo, žinai, kaip jūs turėjot čia pakankamai iššūkių. Nu, bet dėl to ir norėjęs burtis. Norėjęs. Jo, norėjęs turėti... ten neprisidėsi. Oi, ne, tai visiškai. Ta prasme, žinai, tai kai jau sėdi tavęs ten 30-40, žinai. Tada gali sėdėti. Tada nieks neateina. Tada tu gali sakyti, girdi, ko be kepurės. Taip. Tai va, tai toksai buvo. Ir, o dar kitas dalykas, aš dar pradėjau, žinai, užsiimti tokiais reikalais, kurie vadinasi, kurie man irgi, by the way, labai padėjo. Fantastiniais žaidimais. Kas tai yra? Nu, stalo žaidimai, visokie, žinai, vaidmenų žaidimai. Stranger Things? Jo, tai mes tai darydavom. Oho, aš čia man visiškai... Darydavom tai ir iš tikrųjų irgi yra nemažai žmonių, kurie dabar dirba, pavyzdžiui, dailininkas Daumantas, dailininkas Tadas Klimavičius, tai čia mes iš ten susipažinom su visa kebra. Dar iš ten? Tai aš juos pažįstu daugiau negu 20 metų. Bet kas ten yra? Ten yra
su poreikis fantazijos žaidžiant. Jo, Ta prasme, tu turi išgalvoti kažką. Tu kuri istoriją, kiti žaidžia su tam tikrai. Yra daug skirtingų, žinai, yra, kur tiesiog tu figūrėlės stumdai, meti kauliuką, figūrėlės dar ten kažkas. O yra tokie, kur tu tam pasakoji istoriją, kiti turi irgi kaip ir vaidinti, iš esmės, žinai, personažus. Labai toks skam kaip biškis sudėtingas reikalas. Tu žinai, tu turi atsidaryti, tai, žinai, nes taip gali labai neatsargiai ir lochų pasirodyti. Jeigu ne to hebrikiai. Gali. Ką tu čia? Girdi, verki čia. Tai va, tai, žinai, tai buvo dar toks dalykas, kur aš jau paskui nuo kokių, ten, man atrodo, čia, žinai, būtent kai tu ieškai biškelę, kur save padėt, kažkaip, kur save padėt. Va, žinai, sakai, ir tada jau čia bet kas bus, arba grafiti, arba žaidimai. Tarsi, žinai, alternatyva yra, pavyzdžiui, pas mus, žiauriai daug kas, žinai, ten draksai ar dar kažkas, prasme, žinai, tu... Bet ten, kažinai, ten saviraiška. Bet tu kažką supranti, vis tiek turbūt, nežinau, kažkaip tau reikia, reikia kažkur save pasidėti. Bet įdomu, kuo ten bendra būn, pavyzdžiui, žinai, draksai ar kas nors, hebra? Nes ten jokia saviraiškas ten nebūn. Bet aš nežinau, ar čia saviraiška. Man atrodo, čia kai tu supranti, tau reikia kažkur save padėti, tiesiog. Nes tu negali... Reikia kažką daryti. Jo, reikia kažką daryti. Draksai, okei, hebra, okei. Taip, draksai, kodėl... Davai, muzika. Tai aš taip ir ėjau, kažkaip, kad niekas iš tų dalykų, kurie kažkaip nutiko, nebuvo, tai labiau, kad man faina, tai aš tada ir darau tai. Va, teisingai. Mes čia galim einam. Kafeiną? Kafeiną einam, kavytą pasiimsim. Taip, mūsų rem kafeins, rem gal net visiškai teisingas žodis, bet... Iš esmės, jeigu tu norėjai turėti hebrą, na? Reikia į kažkokį tokį ir... Kažkur, ar tu su metalistais, ar tu su gotais, ar tu... Link upė. Ar tu su punkais, tu turi kažkur prisišliet, nes kitaip tu... Nes kitaip neturi hebros. Ir tu nori, nenori, tu perėmi kažkokiu, žinai, tada... apie ką čia bankai, žinai, tai anarchija, mes čia apie anarchiją. Tuo metu tu taip supranti. Bet tai realiai ir būdavo? Kuo pasireikšdavo ta anarchija? Ką žinau, kažkaip čia prieš taisyklės kažkokias, mes čia, žinai, viskas pofik. Mes čia negali mėgoti. Taip, būtent. Ta prasme, tai toksai, ir tuo metu atrodė, kad tu kažkaip turi, kaip čia, prieš kažkokį maištą keltą, žinai? Neaišku prieš ką, man pačiam, dabar taip galvom. Reikia maištauti. Žinau, kad reikia maištauti, po to jau sugalvosim prieš ką. Bet tas buvo labai faina, nes tu, žinai, dabar tai galvoju, žinai. Toks, tai pasakai, o ką? Jo. Yra ką veikti, o ne šiaip atsikeli ir... Nesuprantat, dabar tai toksai, žinai, jeigu čia aš kažkokį, reikia čia prieš kažkam, tai labai daug atsiranda kažkokių realaus gyvenimo implikacijų. Toksai, kaip čia tada, taip kaip... O tuo metu buvo antiek nesvarbu niekas. Ir, žinai, aišku, atsiranda tada visas tas, kas suka tai, tai yra ten koncertai, yra, žinai... Yra... Čia tada ir... Aleko, o koks, žinai, laisvalaikis, tai tu nusiperki bambalio alaus. Eini sėdi ir kalbi ant kalnų. Ir čia jau kaip ir mes anarchiją darom. Žinai, ten turbūt niekas taip nepriėmė, bet tai prasmingai atrodo. Bet buvo smagu. Tai jau gerai. Būdavo smagu ir mes niekada galim į tam gražaus solelio. Šitą supranti. Ir kitas dalykas dar, kad tai buvo visiškai kažkaip nekenksminga. Aš turiu omeny, kad mes išgerdavom alaus, žinai. Bet šiaip tai buvo, hebra gitarą pasiema, kažką, jo visiškai nekenksminga. Nors šiaip ir kitur, ir visam pasaulyje jaučiu, punkai, jie tik tai gali, žinai, prišiukšlint, nupiešti kažką kažkur net ten. Jo, bet net to čia niekas nedarydavo, žinai, niekas net, anarchija ant sienos nupieši vieną kartą, žinai, gyvenime. Dažai brangus ir baigės. Viskas, nieks čia to neužsiema, žinai, ir be to ant telekų reikalų pinigėlių, žinai, tai taip, taškysi čia ant dažo. Tai va. Čia kaip sakant, bet rinkdavotės, tai būdavo, aš tik girdėdavau, kad prie upės... Tai būdavo keletas vietų, tai Barbakanas būdavo vieta, kur tokie šiaip neformalai, bendrieji rinkdavosi. Visi, ten jau galėjo. Bet kas galėjo. Čia tik ten. Tada buvo, reiškia, prie Dailioškės, dar vieną vietą, Užupė. Jo. Tada būdavo tokia vieta, kuri vadinosi Siena. Tai čia iš Gedimino kalno, ten taip reikėdavo apeiti iš kitos pusės, žinai. Bet dabar ten jaučiu, kad... Mes einame kažkokio vaikų žaidimo aikštelę. Oi, nebeikim. Neinam. O kur mes dar čia galim? Tai mes galim, žinai, grįžti ten truputėlį kažkur va čia. Arba galim čia ir... Galim ir čia atsisės.
Čia Sėdam. Žodžiu. Tai rinkdavotės, kartais pasimušt reikėdavo. Ai, bet toks, žinai, irgi, tipo, aš, žinai, kaip pasakoju, nu, bet visiems reikėdavo pasimušti, ne mum vieniem. Jo, Nes aš turiu omeny, kad, žinai, pavyzdžiui, pankų, tau taip pat reikėdavo Būtų. Nes aš turiu omeny Vilniaus centre, tipo, tu, vat, net po to, tu išeini į barą, dabar to visiškai nebėra, bet savaitgalį tu pastoji matai konfliktą. Žinai, nu visą laiką. Kas nors su ko nors. Taip. Tai šiandien tai, kad kažkoks subkultūra, nu žinai, man atrodo, mažiau visiems reikėdavo tą daryti, žinai. Nu jo, nu tada tokie laikai buvo, nelabai buvo ką daugiau daryti. Jo. O tai tu mokyklą su aukso medaliu? Ne. Pusę velnio, neblogai, aš ten, man atrodo, egzai, tai pas mane gal virš 90 buvo kažkokiu būdu, bet aš matai 3 egzaminus laikiau. Lietuvių, anglų ir istoriją. Aš daugiau nieko turėjau dalaikyti kažkaip tais. Ir gerai, kad taip galim buvo pasirinkti. Jo, Nepersistengti. Ne, Tokiam... Aš iš tikrųjų, aš nepersistengiu, žinai. Bet bet aš matai, aš prisimenu, kad aš stojau į univerą, Anglijoje ten kažkaip buvo sistema, kad tu stoji vos ne sausio mėnesį. O dėl ko tu sugalvojai ten stot? Ir kodėl, man atrodo, vienas dalykas tai buvo tas, kad aš pagalvojau, kad man būtų labai fainai išvažiuoti pabandyti. Tiesiog. Nu tiesiog, žinai. Čia net ne kodėl, o kad jo, būtų faina, tiesiog būtų fainai. Kitas dalykas, tuo metu Anglijoje, tas mokslas jis nemokamas. Žinai, nu, tik pasiemi paskolą ir jeigu tau nesisek, bet ten tada nereikėjo tau atiduoti, prasme, nes aš ten 6 metus po to, kai baigiau, jos neatidavinėjau. Ir, žinai, ir kažkaip tais, ir šiaip, žinai, ten tuo metu, man atrodo, bet tais metais rinko, kai aš baigiau, tai buvo renkamas kursas, bet aš kažkaip nusprendžiau, kad aš noriu va tai pabandyti. Nu, ir tuo metu labai atrodė, kad čia, žinai, dabar tai jau tikrai taip nebeatrodo. Dabar, man atrodo, mūsų akademija yra stipresnė už, žinai, ten krūvą mokyklų belekur Europoje. Bet tada atrodė, kad tuo metu atrodė, čiagi Anglija, žinai, čiagi bus wow. Čia aš baigęs, tai jau čia keliai atsivers. O čia tik Times. Tai va taip atrodė, žinai, tuo metu, bet tai čia buvo 2008 ar 2009 metai, žinai. Tai tuo metu kažkaip atrodė, kad nu, vat, man čia atvers kelią, tai kažkur tai, žinai, nežinau kur, bet tai kažkur atvers. Toksai bet tai, o įstot sunku? Ne. Tipo, nusiunti, sakai, realiai tu aš tada stojau, kad tu turi išlaikyti tą tarptautinę anglų kalbos egzaminą. Įrodė, kad gali kalbėti. Tada tau nustato normatyvą, tipo, kiek tu turi ten gauti iš egzaminų savo lietuviškų. Nu tai tipo ten iš visų daugiau negu ten 7% ar ten 100%. Nieko sudėtingo. Ir tada tu turi nusiųsti savo kažkokį darbą. Aš jau ten tuo metu jau man atrodo, man blemba ar 17 ar 18 gimtadienį tėvakas padovanojo kasetinę kamerą. Žinai, ir aš jau kažką ten su ją... Kažką aš ten filmuodavau su ją truputėlį, žinai. Ir kažkokį filmuką savo nusiunčiau. Tai jau, bet tu jau ir pafilmuodavai, pavantuodavai. Jo, nu aš bandžiau. Bet aišku, tada nebuvo kur postinti. Nu, nebuvo, tai žinai, tai tu pats savo pasidarai. Aš išmokau su premjeru kažkaip tai dirbti, laužto programą, ta prasme, žinai. Bet kažkokiu tokiu aš net nepamenu, gal man mokyklai kažko reikėjo, žinai, tai tu paimi ir išsimokai. Pats. Tipo, nu sakai ką, nu tai kaip kitaip. Teks išmokti. Nu tai vat su... Jo, tas mokslo dadavė. Tiem, kurie darydavo su, kaip sakant, su paprastam kamerom, jau su premjeru, tai biški lengvinate aplinkybę, kai su 2 videkais montuoji. Jo, ne, tai čia dar kitaip. Čia va tada, sakau, nu dabar reikėtų pabandyti, tai kad prisiminti. Aš žinuvieną pirmam kursą, kai atvažiavau, sako, žiūrėk, čia yra toksai tipo aparatas, mes pirmą filmą ant 16 mm filmavom. Tai su žirklėm. Kur? Špakšt su lipne juostas. Bet dėl to, kad suprast, kaip tai vyks. Kaip vykdavo. Bet ne dėl to, kad nėra kitų techninių priemonių. Na. Tiesiog toks buvo, žinai, kad pabandykit, vat jūs čia visi čia digital kažką. Sakai, iš pradžių, kaip tai yra. Ta prasme, nu vat pabandykit padaryti taip, žinai. Nes jau ten, tai, žinai, tai aš atvažiavau, ten hebra iš Anglijos, tai pas juos tas digital age, tai jis jau iš vis buvo tuo metu jau normaliai, visi tam montuodavo, žinai. Tai va. Tai žodžiu, teka dar su žirklėm ir juosta. Jo, labai įdomu buvo, labai įdomu. Šiaip tai man taip patiktų, aš taip įsivaizduoju, kad, žinai, tada tau viskas aišku, dėl ko yra roll.
Jo, Ir sakai, kad, kam tas pliauškės, žinai, kaip čia sunku surasti ir ką reiškia sumontuoti, kaip tu turi prieš tai susimontuoti galvoje. Žinai, ir va čia va tas, va, grįžtant, nežinau, ar mes jau einam čia prie to mokslo Anglijoje, bet čia buvo vienas iš tų dalykų, kas tuo metu, man atrodo, labai kažkaip svarbu, kad tave, žinai, va tu išmoksi ten vertinti tą medžiagą, žinai, nes tau iš karto duoda, sako, tai čia po 3 teikus turit kažkur, žinai, kiekvieno, daugiau jau neturėsit, ta prasme nėra, nes nebėra juostos, žinai, ir nebebus. Bet mokytis ten sudėtingai? Man pradžiai gal buvo biški sudėtinga, nes aš supratau, kad aš neturiu, žinai, jie turi, pavyzdžiui, Film Studies mokykloje, kurie išeina kažkokį... Kurie biškutį pasirašinėja. Jo, tarsi ne tai, kad pasirašinėt, bet jie išeina tokį, kad, sakykime... kad tipo filmus peržiūri, sakai, būtent. O aš to biški neturėjau, man atrodo gal, kad aš toks labai esu čia gudrus ir visoks koks. Bet pirmi metai tai reikėjo biški pasistėpti, žinai, gana. Jo labiau, kad nebeveikia tas, ką aš čia mokykloje darydavau, žinai, kur pagroju, padainuoju. O čia kaip ir... Duokit man. Tai tas nebeveikia. Tai reikėjo biški kažkaip tai man, žinai. Ir kitas dalykas kalba, žinai, nors tau atrodo, kad tu angliškai kalbi, bet tu atvažiuoji... Kaip lietuviškai. Ir man ten, kai kambariokas, reiškia, buvo iš Nottinghamo, aš realiai pusę metų aš nesupratau, ką aš šneka. Aš linksėdavau, sakydavau yes, no, priklausomai nuo intonacijos, žinai. Ir po to tau daja, kai esi angliškai kalbi. Taip. Kaip, seni, tu angliškai čia kalbi. Tai va. Ko tu nesakai? Taigi būtumėm susikalbėję. Tai žodžiu, bet daugiau jaučiu praktikos tenai moka nei filosofijos. Pas mus irgi, žinai, tas man atrodo mažėja. Aš dabar kaip pats dėstau akademijoje, tai ten mes irgi, žinai, kažkaip tai tos filosofijos tokios ganėtinai nebedaug yra. Bet šiaip tai ten, žinai, kas ten buvo, o ten visiškai, man toks jausmas buvo, kad tai, ką tu darai, ta prasme, idėja, nelabai kas, jos komentuoja. Žinai, nori daryti, taip daryk. Ai, ta prasme, tau net nesako, kad... Nesako, tas tave bando pravesti per tą procesą, bet niekas nekiša savo nuomonę. Jeigu tau atrodo taip, daryk. Nori daryti, siaubo filmus. Aš siaubo filmus norėjau daryti, sako, gerai, daryk siaubo filmus, ne problema. Kokiu nori? Taip nori, kitaip nori, žinai, tau bando padėti. Kad to kokia mintis iš pradžių, tipo, kad nesugriaut nieką, kad tu pats atrastum kažkas neveikia. Jo. Ir, žinai, ir tave biški vertina pagal tai, ką tu ir bandai daryti. Truputėlį, ne tai, kad čia... Sakai, jeigu tu užsibrėži ką nors aukščiau, sakai, čia vienokia lygiai, jeigu tu ten jau visiškai paprastai... Ir kitas dalykas, kad labai praktikos daug. Labai daug technikos ir turėdavo technikos, mes turėjom studiją, mes turėjom redus, ne vieną mes redo neturėjom. Redą mes nuomavomės tada savo baigiamajam filmui. Bet ne už savo dolerius? Kažkiek duoda, bet jeigu nori geriau, reikia dasimest. Čia baigiamasis. Kitus tu gauni, ta prasme, tu gauni, realiai tu visą techniką gauni, tu gauni ten kažkokį minimalų. Ir vėlgi, jeigu nori, reikia dasimest, žinai. Tam, pavyzdžiui, jeigu važiuoja kažkur filmuoti, kažkokios kelionės, tai tu pats moki, žinai, pinigus. Čia, aišku, toks labai keistas reikalas, kur studentai, kuriam, žinai, alus nemokamai ir dar susimest, bet supranti, kaip padaryti. Kaip kitaip, tau negali univeras duoti, sakyti, štai, tau 20 štukų, žinai, filmuok, ką nori. Tu prieš tai turi kažką gerą padaryti, kad ten balų susirinkti ir tada sakai, žiūrėk, balų daugiau, bet tada sakys, o tai ko jisai su tiek šaibų padarė gerai? O tada supranti, bet tada atsiranda ir kažkoks neligumas. Taip, sakai, o ko jisai už dyką turėjo daryti? Tai vat, bet realiai tu taip ir apsibrėži, žinai, kartais yra toksai, kur tu, tai gerai, tai vadinasi negalime šito daryti, nes, tas niekas iš mūsų nedės, nes kažkaip būdavo, kad mes, žinai, pas mus tie kursai būdavo tokie, kad yra, režisieriai, yra bendras kursas, kuriame yra 100 žmonių ir iš to bendro kurso režisieriai, montuotojai, operatoriai, produceriai, sound designeriai, ta prasme, tai tu realiai visą savo komandą susirinki iš savo kursų. Ir vieni kitiem kursinius darai. Taip, iš esmės, o paskui tu turi savo specialybinius, kurių vertina, sakykime, mes visi padarom filmą, o po to, gaunam bendrą balą, o garsą vertina pagal garsą, žinai. Tame filme, tai va, tas kursas, jis taip ir buvo renkamas, žinai, kur pirmus, man atrodo, pusę metų ar tai metus mes net iš vis neturėjom tų specialybinių dalykų, visi kartu mokomės, o po to jau išsiskirsti. Paskui ten nueini kažkur, tai, žinai. Tai tas toksai, bet to tas labai, žinai,
Pas mus dar kartais pakviesdavo, kas būdavo žiauriai fainai, visokių tokių ten režisierių. Iš vietinių, tai va čia ir Kizelas sakė irgi, jisai Anglijai mokęs, kad irgi būdavo, kad atvarydavo kas nors, ten, žinai, iš tokio tipo pamotyvuoti, papasakoti. Tai va šitas buvo žiauriai gerai. Čia... Nes tu atvaro kažkoks senis, žinai, pas mus toksai Polas Greengrassas buvo, kuris dar dėstė, paskui jis šiaip padarė, nu jis ten United 93 tam tokia, man atrodo, paskui jis padarė su Tomu Hanksu tą filmą, kur tam Tomas Hanksas, kapitonas, ar ne jis, ne, bet vienu žodžiu, tamsi, jis toksai ganėtinai rimtas režisierius, žinai, ir nu kažkaip jis kalba, žinai, ir va čia tas įkvėpimas ateina, kur tu sėdi ir, tai čia įmanoma. Nu, tipo, kažkaip tu gali čia, va, žinai, prasisūk. Ir, žinai, visų istorija, ir paskui ateina tas, kad visų istorija tokia pati, nu, visiems sunku. Visi pradėjo nuo kažko, visi pradedi nuo kažko sunku, lieva, ir kažkada tada pasitaiko kažkokia galimybė, žinai, ir tu ją kažkaip tai pasiemi, dažniausiai. Bet ir čia Kima, dabar tai vadinasi. Ja, Kima. Tai, žinai, tai irgi, aš sakyčiau, kuo daugiau kviestis, nu, kai labai didelių neišein, bent jau čia vietinius ir... Bet suprantat, tai Kimo dabar, man atrodo, situacija yra gera, nes aš sakau, aš dėstau nuo šių metų, pradėjau dėstyti, mano pakvietą. Ir man atrodo, kad tai yra, kad dabar dėstytojai, kurie yra, nu, iš tikrųjų surinkti, tai yra daugumoje dirbantys žmonės. Tai yra tai ten nuo Laurino Bareišas iki Marijos Kaftaradzės, iki, nu, tas, žinai, dėsto visi tie, kurie dirba, iš esmės, visą laiką. O ne teoretikai, kurie ten gal sėdė nervų. Ir krūva kitų žmonių, čia tik tai keletą paminėta, bet aš turiu omeny Vytautas Dambrauskas, man atrodo, tai ten žmogus neauks, žinai, ką jis padarė. Sakau, labai teisingas požiūris, tai čia... Su visu šituo reikalu. Tai liuks, o tu ten Anglijai besimokydams nebuvo to, kad tu, žinai, sakai, na, tu čia iš Lietuvos. Ar jiem tenai visiems viskas dzin? Suprantat, kažkaip jau tuo metu biški, dar gal netiek tų lietuvių buvo daug, bet jau kažkaip, nežinau, kaip tik gal turėjai kažkokį tokį, biški kitokį, žinai, dalyką. Nes pas mane kursą buvo ten iš krūvo šalių, žinai, žmonių. Bet aš kažkaip nutariau, kad čia turbūt čia ir yra tas mano... ką aš čia turiu kažkaip daryti šią sekundę, žinai, kad žiūri, žinai, dėstytojas paklauso, kaip ten pas jūs Lietuvoje, blemba, aš tau papasakosiu. Jau visai įdomu, jau čia galim, žinai, kažkaip pakalbėti. Bet su mokslais ten pabaigė daugelis, tu su jais kaip nors, ką jie baigė ir kiek žvaigždžių. Ir? Yra keletas ten tam tikros... Ten vienais metais anksčiau už mano tokia mergina baigė, mes su ją buvom, tai ji vieną iš tų Disnėjaus serialų, pavyzdžiui, režisuoja dabar Loki, žinai, tenais Marvel visų reikalų. Tada yra, nu, bet čia dar anksčiau, mes jau jo nebematom, tam toksai Garetas Edwardsas, kuris Godzilla režisavo, žinai, irgi ten šuvakas. Jo. Tai yra tam tų žmonių, pažiūrėjau, tam mano kursokų, tai labai daug kas, tiesa, žinai, kad tokių mega žvaigždžių ne, bet, nu, krūva dirba normaliai, žinai, ten ar dirba, ten, bet vienas kursokas nesenai kaip tik susirašėm, pakalbėjom, sound dizainą daro, reiškia, žaidimas toks buvo Baldur's Gate 3, kur čia visi žaidė labai, žinai, bet vienas tokių, nu, ten daugiausiai, tai va, tokiam, žinai, sėdi. Tai, nu, visi kažkaip, žinai, bando, va, tai va. Bet tai tu irgi šiek tiek buvo minčių, kad ten pasilikti ir taip, sakai, matai, ne. Nugalėsiu pasaulį. Ne, man buvo gal pradžiai, bet paskui aš kažkaip, tai aš taip gavosi, kad mes, toks buvo prodiuseris Paulius Juočeris, su manim mokėsi kartu, jis metais vyresnis buvo. Irgi lietuvis mano univerė. Mes kažkaip su juo nusprendėm, kad čia kažkaip tai po mano pirmo kurso, jo antro kurso reikia čia Lietuvoje filmuoti trumpametražį filmą. Ir mes ten filmavom tokį filmą Knygnešys. Nu, jis, žinai, viskas ten gerai su tuo filmu. Tiesiog tuo metu dabar, kai žiūriu, nu, tai aš nieko nemokėjau. Tai aš absoliučiai nieko, aš nesupratau, ką aš darau. Ir dėl to biški gaila, nes labai daug žmonių sudėjo labai daug darbo į tai ir aš kažkaip gal ne iki galo sugebėjau tai atliepti. Pilnai. Bet kokiu atveju, nes filmas jis buvo parodytas, žinai, jis ten buvo parodytas kino pavasarį ir tada man atrodo, va, antrais mano studijų metais man parašė Aurimas Pukle, šitas Aurimas iš dabar jau Medžiagų,
Tada buvo Strictly Baltic, jis su Martinu Vikstenu tuo metu dirbo. Ir sako, labas, klausyk, čia kažkaip girdėjom, kad tu, nu, žinai, čia Anglijų mokaisi. Žinai, matom filmą. Gal tu nori reklamą režisuoti, aš antrakursis studentas, žinai. Galvoju, blemba. Bet jiems čia jau čia buvo visai lengva parduoti, žinai, sakai. Nu, vat aš neįsivaizduoju, žinai, aš neįsivaizduoju, kodėl. Aš sakau, nu aišku nori, sako, tai čia tada tau reikės tokį treatmentą, aš neįsivaizduoju. Sakai, treatmentą, aha. Į Wordą kažką ten, ta prasme, parašiau, žinai. Ir nufilmavau aš tą reklamą. Žinai, man 2 metai. Ir, žinai, aš prisimenu, klausiu, kiek čia man mokėsit, nu, kiek čia tų pinigų, žinai, man atrodo, tam 1500 litrų. Galvau, čia, viskas, aišku, ta prasme, kur man ateitis. Aukso kasyklos. 1500 litrų. Ta prasme, ar jūs juokaujat? Čia už mėnesį? Ne, už šitą tik tai. Oi, žinai. Nes Anglijoje tuo metu aš taip ant pupelių ir, reiškia, batono gyvenau, žinai. Tai man čia atrodo, kad čia yra, nu, žinai, aukso kasyklos. Ir kažkaip, nu, mes vieną padarėm, ten su jais reklamytą, tada aš susipažinau su Dansu, su Erniu ir Gabija. Jie mane irgi kažkaip ten pasikvietė ir kažkaip jau tas mano paskutinis kursas buvo toksai, kad aš jau 100% žinojau, kad aš grįžtu. Grįši čia ir tenai jau nebe. Jo, nes, nu, man atrodo, kad aš čia turiu darbą. Nu, žinai, taip, tuo metu, kas buvo, nu, neįtikėtina, tau tam 2 metai, o tu gali, žinai, režisuoti. Bet dėl ko? Dėl to, kad šiaip, fines bitches, nu, ta prasme, nes, nu, neatmeskim, kad, nu, bet yra tame. Tiesą sakant, va šito momento, aš neįsivaizduoju. Nu, ką skambinam metrui? Skambinam metrui klausim, ta prasme. Sakai, tai ko tu jį kvietai? Jo. Antrakursį. Žinai, ta prasme, žinai, kiti dalykai jau paskui, žinai, dirbant. Tai aš galiu pasakyti, kad aš tikrai, nu, ten, aš labai sunkiai dirbau, dėl to aš ten gavau tai ir tai ir tai. Šito aš neįsivaizduoju. Aš neturiu žalio supratimo, kodėl, nu, žinai, vienas dalykas, gal ta Anglija tuo metu čia kažkaip žavėjo. Nu, vis tiek, iš užsienio, nu, kažkaip tai... Kitas dalykas, tas knygnešys gal kažkokį tam padarė, nu, nežinau, kažką tai, žinai. Nu, ir ką, žinau, nu, ganėtinai... Čia mes bent jau sukas, žiūrėk, sukas. Viskas gerai, va, gražu. Tai šitą dalyką aš patart, ką reikia padaryti, kad tave paimtų. Ne, nu, žinai, aš labai į tą kontaktą vis tiek bandydavau išeiti ir man atrodo, nu, aš, žinai, kaip čia, studentams sakau ir viską, nu, tai, žinai, tavęs nepaims, jeigu tu pats nerašysi aktyviai, ta prasme. Bet tu irgi kaip nors su jais pakomunikuodavai? Bandžiau, tai aišku bandžiau. Tai jau tada, kai jau tas kontaktas kažkoks prasidėjo. Bet čia po to, kai jau, kai tu pasakai, štuka 500, sakai, Ne, nu, bet aš labai proaktyviai tada jau išeini, žinai, kalbi, bendrauji, visą laiką bandai ten kažkaip. Bet ir prieš tą pirmą projektą. Ne, prieš pirmą. Tiesa, kai Aurimas parašė, ar Marčius ar Aurimas, aš galvoju dabar, gal Mickėnas, žinai, kad suveikė, kad, žiūrėk, jauns padarė, nu, sakai, žiūrėk, reikia pabandyti. Bet matai, skirtumas yra gikytas, kad tuo metu nebuvo nieko kas taip. Nu, tas nedarė trumpametražių, žinai. Ai, ta prasme, ne. Ir iš Anglijos kažkoks studentas, nu, vat, nebuvo to, žinai. Ir dabar, pavyzdžiui, trumpametražių lygis šiaip yra labai aukštas. Ta prasme, tai dabar toks filmas, kaip... Tu žinai, sakytų, nu, viskas okei, padarėt, maladėt. Ir kitas dalykas, tuo metu reklamai buvo, nu, skylė tokia, žinai, nes nelabai buvo jaunų režisierių tuo metu. O kas tada buvo iš senatės? Nu, Smilga, žinai, turbūt dar tuo metu buvo Smilga, buvo Jonynas, aišku, buvo, žinai, tai Simonas Aškilavičius, aš manau, tikrai dirbo tuo metu, kai aš tenais pradėjau. Bet tos vietos buvo, žinai, kur ne taip kaip dabar, nes dabar nėra vietos. Tuo metu jos buvo, žinai. Ir va tas, va, nu, aš sakau, žinai, kai grįžtu į tą momentą, kur ten, va taip, tai čia sėkmės, nu, bet žinai, bet iš kitos pusės, jeigu yra ta galimybė, nu, kažkokia atsiranda, tai tu jau tada ją griebi ir laikai, va tai, va, įsikybė, žinai, nepaleisdavai. Tu vis tiek varydavai čia kokius nors tūsus, dar kaip nors, nu, tu toks socialus. Ne, nevarydavau. Ne? Pradžioj tai nelabai, nu, blemba, žinai, man 22 metai, nu, ta prasme, tu ateini, nu, lepšas kažkoks, niekam neįdomu, ir tu pats, ką tu gali, žinai, nu, ką tu gali pasakyti. Toksai tu nelabai... Nu, aš turiu omeny, ne, nu kaip, 22 metų žmonės gali ir be galo įdomus, bet aš galbūt... Nu, bet pats savo, kai žiūri, kai save atsukė, kai tau 2-2, nu, sakai, nu jo, linkėtumėm daugiau. Čia matai, ir aš dar pradėjau tada filmuoti, dar prisimenu su Dansu, ir tipo mes tam Pildyk serialą filmuodavom, ir, nu, tas serija, žinai. Bet jau prasidėjo nuo tada. Jo. Ir tipo operatorius mano Vidmantas Plepys, eidistas Bobis, žinai.
Ir tipo, kaip jie į mane, žiūrėt, aš galvoju, žinai, nes man tai 22. O žinai, o čia hebryta, žinai, bet vėlgi, nu, man atrodo, tai gal va čia va ir prasideda tas darbas, kur tu tą poziciją užsitarnauji. Jo, bet tai žiūrint kaip, arba tu ten iš niekur nieką pradedi laužti kietą, aš galiu sakyti, tada tau jau bus ten trumpa karjera. Taip. Bet jeigu tu sakai, hebra, supraskit, aš čia nežinau, bet aš taip ir bandydavau, žinai, ir tu sakai, žiūrėk, aš turiu, nu, ta prasme, patyrusius žmonės, tai padėk. Nes aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Bet va čia yra jaučiu, aš nežinau, va dabar tu su jaunimu dirbi daugiau, ar to yra daug, ne, man tai kažkaip atrodo, pas kai kuriuos yra tas klaidings, kur žinai, sakai, žiūrėk, tu pasitikėk savim, tu turi viską žinot, sakai, tu turi viską žinot, viskas gerai, bet tu pradžioj klaus, o po to naudok. Nežinau, bet man vat buvo, žinai, ir čia vat yra labai gerai, kad aš to Anglijoje buvau. Nes kai aš atvažiavau, aš supratau, kad man reikia nuleisti galvą ir labai dirbti. Žinai, nu, ta prasme, čia kitaip nebus. Ta prasme, jeigu aš sakysiu, hei, hebra, aš žiūrėjau Felinio filmą, žinai, sakys gerai, o dabar, žinai, dabar papasakok man, kas yra šotlistas. Nu, ta prasme, žinai, ir tu sakysi, minutėlė. Arba, nes Anglijoje, tai ten, žinai, ten tai jiem iš vis neįdomu, tu ateini, yra procesas. Yra procesas, tu A, B, C, D, ta prasme, čia yra dalykai, kuriuos tu turi padaryti, kad įvyktų filmas, žinai. O ne, žinokit, aš kažkaip, bet čia pavyks. Jo, neveikia taip, nes tu turi, žinai, atsiskaityti už viską, ta prasme, ir net labiau negu filmą vertina tavo, procesą, nes tu mokais procesą pradžioj, po to... O filmas tai sako, kaip, nu, žinai, man prisimenu, dėstytojas vienas ir sakė, nu, sako, tu nesitikėk, kad tau gausis geras filmas. Ta prasme, nes nebus, nu, žinai, nes tu nemoki padaryti gero filmą. Pradėk nuo to, žinai. Ir tai aš tada supratau, kad, nu tai gerai, nuleidžiam galvą, dirbam. Tai lygiai taip pat Lietuva, aš galvoju, gerai, aš neįsivaizduoju, ką aš darau. Žinai, bet gerai, kad su manim tada toks Justinas Pocius, jam tiek pat metų, kiek man buvo jis dansų produceris, buvo, tai mes dviese buvom, darydavom projektus, tu prasme, žinai, jis produceris, aš režisierius. Ir mes dviese darom projektus, tu prasme, žinai, bet tai tu irgi kartu sėdi ir tu bandai, nu, išsiaiškinti dalykus, žinai, kaip čia, ta prasme, pasiklaust, tai aš irgi kažkaip tai priėmiau, kad, nu, turbūt čia tas irgi momentas, kur man biškai reikia nuleist galvą ir biškai dirbi, žinai. Ir man atrodo, čia šita profesija to ir įdomi, kad turbūt visą laiką tai bus. Nu, žinai, aš vis dar dabar susiduriu su tuo, kur gerai, dabar mes čia nebeišsikalinėjom, dabar reikia tylėti, reikia dirbti. Žinai, nes kitaip nesigaus. Nu jo, nes jaučiu žmonijai daugeliui, net ir čia dirbantiem, nu biškai yra, žinai, sakai, režisierius, nu tipo, nu tai tu parašai, kaip vyksta, bet pavyzdžiui, sakai, reklamins. Jo. Tau paskambina koks produsas, sakai, aš turiu užsakymą, gal nori sudalyvauti? Nu, iš esmės procesas tai yra toksai, kad tu gauni konkursą, sakykime, konkursas tai yra, kad tu gauni agentūros idėją. Agentūra parašė idėją ir ieško, kas ją gamins. Taip, ir tu turi parašyti kaip čia tokį... Einam, klausykimas gal kur nors pavėsi, nekaistytų, nes aš tai jaučiu, kad aš žinai, pas mane viskas pofil. Supratau. Supranti, tu gauni... Bet kad suprasti, tai sakai, princesė su princu susitiks, pasibučiuos ir iš jos. Jo, o dabar kaip mes tai padarom? Kaip tu matai? Kur tai vyksta, kaip mes tai filmuojam, kodėl jisai toks, kokie aktoriai, ta prasme, koks stiliukas, žinai, koks tonas galiausiai. Ką mes čia bandom, kaip mes telpam į laiką. Nu, ta prasme, čia kitas yra labai svarbus dalykas. Nu, čia reklamų yra. Žinai, reklamų. Nes ten visą tu negali išsiplėsti. Tai, žinai, ir tu parašai tokį, nu, dokumentą, kuriame pridedi pavyzdžių. Ir tada agentūra beigia klientas renkasi kuris iš kelių. Žinai, Lietuvoje kitas skirtumas yra, kad mūsų vis tiek yra mažai ganėtinai. Tai gan dažnai yra, nu žinai, kiekvienas biški daro gerai savo dalyką. Ir jau čia, aš niekada negalėsiu daryti to, ką daro ten Domas Petronis arba, žinai, Lindešis arba Klebinskas, dar jo, tai iš vis negalėsiu niekada daryti. Kaip aš manau, kad jie irgi ne visą laiką galės daryti tai, ką aš darau, žinai. Tai ir dėl to tai kartais būna biški paprasčiau, nes, nu, tu gauni projektą ir matai, kad aš čia ne mano. Gali labai neįsivaizduoju. Hibrytė, jo. Sakai, man atsiuntėt? Dėl ko? Taip. Einam kur nors, galime tą pusę. Į dansų. Tai va. Nu tai žodžiu, tai gauni tokią, parašai, bet tu apie pinigus negalvoji. Biudžetą ne, tai aš biudžeto remai dažniausiai produceris pasako. Nu, ta prasme, nes, žinai, skirtumas tarp to, ar čia yra, nu, pavyzdžiui, ir sprendimų skirtumas. Nu, ta prasme, ar mes statom setus, pavyzdžiui, ir ten galim sudeginti, susprogdinti. Ar mes čia turim, žinai, ar mes čia, žinai, dūmus atmos manau, kad darys dailį šitam projektui.
Žinai, kaip visą laiką būna. Čia, man atrodo, yra tas, kur gali pasakyti, žinai, projektas turtingas ar ne, tai jeigu specifektai daro dūmus, ta prasme. Dailė, okei. Tai tada Ar net gėlių nėra, apšvietėjai. Jo. Tai va. Ir nu tada tu, žinai, tą projektą, jo. Bet, nu, ta prasme, neskaičiuoji tu. Tau pasako, kad, žinai, čia nereikia įsijaus, biški nedaug turim. Man pasako rėžius daugiau mažiau, man pasako turbūt kiek dienų tai gali būti, nu, žinai, ar čia viena diena ar dvi. Ir man to dažniausiai užtenka. Tiesiog, o jeigu yra kažkoks techninis sprendimas, kuris reikalauja daugiau pinigų, nu, pavyzdžiui, mums čia reikia ekrano, mums čia reikia kamerą, žinai, ten prieš boksą ar dar kažko, tada tu jau taries. Tu jau sakai, žiūrėkit, nu, idėja kitaip neišein, bet taip galim, jūs turit paminėtą agentūrai, kad... Arba įsitrauk papildomas lėšas į šitą. Tai žodžiu, tokį konkursą praeini. Taip. Tada sako, okei, laimėjot. Taip. Nu, tada jau, bet vis tiek, pre-productions ten tuo nesibaig, tu turi ten tai, nu, žinai, viską detalizuoti ir visą kitą. Jo, tai procesas yra, kad tu ten, žinai, piešiesi kadruotas, tada, žinai, ieškai lokacijos, pagal tai, kad dažniausiai tu treatmentą esi parašęs, nu, ne tu ieško, žinai, ieško įvairių žmonės, skautuoji, castingas, tai irgi formuluoja užduotis. Testus darais, jeigu kokius nors. Taip, testus visą laiką. Tai va, tai nu tas procesas, jis yra, vat, žinai, va toks, vat jis ir yra. Bet kadruotės, nes matai, čia, man tai toks, tu realiai idėjos lygmenį jau sakai, aha, va čia bus to bendras, po to čia stambus. Aha, aš šitas tai dažniausiai idėjos lygmenį jau turi žinoti. Jau, nu, turi susigalvoti, kaip montuosi ir iš ko čia dėliosis. Daugiau mažiau. Nu, matai, reklama yra montažas, šiaip. Reklama iš karto yra montažas. Ta prasme, man atrodo, tu kitaip nelabai gali prie to prieiti, nes tai yra antiek ribojantis dalykas, tas 30 sekundžių, kad tu turi labai aiškiai netidėjiniam lygmeniai įsivardinti, ta prasme, žinai, kiek tu gali čia laiko leisti savo. Nu, labiau net kokia istorija telpa. Jo, kas būdavo mano labai didelė problema pradžiai, kai aš pradėjau, kad aš visą laiką bandydavau daugiau padaryti, žinai. Prigalvoji, o po to sakai, ups. Ir paskui tu žiūri, nu, finalinį variantą, kad tai yra, žinai, netelpa net pusę to. Bet tai būn, kad tą supranti aikšteliai? Dabar jau dabar pradžioj tai nesupranti, kol nepradedi montuoti. Ai, ta prasme, ne tai, kad aikšteliai. Ei, čia 2 reklamas nufilmavom pasirodo. Pradžioj tai nesupranti iki galo. Tai išeina klipas dar ne iki galo supranti, žinai. Bet dabar jau supranti. Nu, tu jauti, kad jau dabar, sakai. Ne, tai iš karto, dabar tu iš karto matai ir to, žinai. Ir čia, man atrodo, yra, kad tu bandai įsivertinti, nu, tas tokias, žinai, kiek tu čia savo gali leisti. Bet tas, nu, žinai, sakai, kas labiausiai užsinis sete, kai darbuojas? Reklamai ar kino? Nu, vat reklamoje, žinai, sakai, koks dažniausias trikdis, nes... Žinai, mane labai, nu čia vienas iš tų dalykų, ką aš bandau padaryti, čia matau, kad soliukų nebebus turbūt, bet galime eiti paskui grįžti. Žinai, aš reklamoje esu biškai priėmęs tokį dalyką, kad nu, vienas iš to, kaip mes tai padarom gerai, tai kad mes visi gerai jaučiamės, filmuodami. Jo, bet tas, kad... kad jeigu tu jausies gerai, tada viskas lengvės. Jo. Tiesa, nes aktorius, žinai, nu aktorius nesuvaidins, jeigu tu ant jo rėksi reklamai. Niekada. Ta prasme, nes dažnai tai būna neprofesionalai, kurie jaučiasi be galo nesaugiai prieš kamerą. Ir tavo, nu mano užduotis, tada tokiu atveju yra čionais padaryti taip, kad šitie žmonės gerai jaustųsi. Žinai? Ir tas pats komandai. Ir mane žiauriai užknisa, kai šitą dalyką kažkas bando, žinai, kaip prasideda pyktis, kurio nereikia. Bet čia tarp viduj, kartais ir tarp manęs, tarp komandos, tarp dar kažko tai, žinai. Ten, pavyzdžiui, tas darbas su agentūra, nu jis manęs visiškai neparina. Man duoda komentarą, aš tai, nu, pasikalbu. Gerai, žinai, tai anksčiau parindavo, kai buvau jam saunas. Nes atrodė, kad čia kažkaip tai tavo ego, žinai, kažkaip aš žinau, o jūs man čia sakot, ką aš kada esu? Dabar tu arba nueini, tu pasirenki, žinai. Argumentuoji, kodėl tu taip darai? Taip. Arba pasirenki, žinai, kaip čia kalnus, ant kurių tu gali numirti. Nes jeigu, žinai, yra klausimas, o kodėl pagalvėlė negali būti mėlyna, dažniausiai skirtumo nėra jokio. Tai gali būti mėlyna, kodėl negali būti? Jeigu jums bus geriau, kad jie bus mėlyna, dėl kažkokių priežasčių, kurios man nėra suprantamos, yra okei.
Ta prasme, žinai, o yra dalykų, taip, kur reikia pastovėti, žinai. Nu, tai pasakai, ne, jeigu čia leisim jam kalbėti tą ir tą, nu, čia nebesiklyvas, nelogiška. Bus negerai, jo. Nu jo, bet o pykčiai, tai kai koks nors, nežinau, ten... Nu, gaferis pradėt pykti su ID, kad čia ten nespėja, nepadarė, čia tu, čia tai tu man tu turėjai pasakyti, ta prasme, žinai, yra tas kebra, bet žiūrėkit, mes galim šito viso išvengti ir taip nedaryti, nes tai yra neproduktyvu. Tiesa, mano problema nėra pyktis, mano problema yra, kad tai yra be galo neproduktyvu, žinai. Jo, nes mes praleidžiam pusvalandą. Tada sakai, o ką tu čia, iš vis tu čia, kada tu čia atėjai, aš jau filmuoju 100 metų. Taip. Ir mes tiesiog švaistom laiką, žinai, kur galėtume filmuoti, nes man labai patinka daug filmuoti, žinai, aš noriu, patinka bėgti priekį daug daryti. Tai va, žinai, pyktis yra vienas iš pyktis, nu ir man sunku laukti yra, bet aš toks žmogus tiesiog, aš labai noriu greitai viską daryti, žinai, tai čia mano yra, bet čia toksai asmeninis dalykas. Aš esu girdėjęs apie rekordinius teikų kiekius kažkokiai reklamai. Ai, pas mane? Nu, aš girdėjau, kaip tu pasakojai kažkam. 90 something, man atrodo, yra vieną kartą. Žinai, bet ten, nu tiesiog, žinai, tu turi tekstą su neprofesionalu aktoriumi, jis jo nepasako. Nu ir ką mes darom? Ta prasme, mes filmuojam, kol tu pasakysi. Galim nebefilmuoti, bet tada biškai klipą nesigaunam. Taip, mes bandom, žinai, paraminti tą aktorių, ten pašokti, padainuoti jam. Davai parūkyk, dar ką nors, bet yra, žiūrėk, šitą yra įimų. Mes galim apsisukti eit atgal, man atrodo. Grįžkim namo. Tai va. Tai 90? Jo, kad 90 kažkas, bet tai žinai, tai yra... Nu, ta prasme, tai yra, visa reklama yra apie tai, kaip žmogus kalba. O ten jisai nekalba. Nu, jis nepasako, žinai, ir ką, nu, tai reikia, nėra kažkokios kitos opcijos. Nefilmuoti. Nu jo, čia... Reikia filmuoti. Jo, tai su kaip sakant, reklamai, o filmai, nes tu esi pats žinomiausias iš siaubako gamintojų Lietuvoje. Kas dar yra, kas dar buvo iš vis? Matačius yra padaręs oficialiai filmą Rusys. Rusys buvo, ten toks interaktyvus filmas buvo. Ir viskas turbūt. Ai, kur tipo buvo per telefoną, kažkas. Vienu metu tai atrodo, kad čia yra ateitis šitie dalykai, ta prasme. 5D. Žinai. Bet, jo, ne, tai turbūt, tai žinai, dėl to ir geras nesvedintis. Nu, sakai, nu tai blogiausiu atveju antroji vieta. Taip, na, nu tai būtent. Šitą jau neblogai yra. Taip. Antra vieta yra neblogai. Bet to dėl ko? Šiaip buvo kaip žanras tau, nu... Man, matai, nu, vienas dalykas, aš kažkaip labai vienu metu pradėjau daug to žiūrėti, nes man atrodo, tu perini kaip paauglys, gal tokį etapą, kur tu viskas baisu, žinai. Ir aš biškai siaubo filmuose radau tos atsakymus. Kad, tipo, čia yra triggeriai, kur, žinai, sakai, ko tu bijai. Taip, ko tu bijai ir kodėl tu bijai, žinai. Tai čia man toksai buvo labai svarbus dalykas, o paskui aš kažkaip supratau, kad man tiesiog įdomiausi, kažkodėl, tai yra įdomiausi filmai. Aš geriausiai jaučiuosi juos žiūrėti. Bet tu juos ir žiūri daug? Be proto. Tas čia yra vienas iš tų dalykų, kodėl, žinai, kodėl aš galvoju, kad aš galiu tai daryti, nes aš tiesiog labai daug žiūriu. Čia yra... Nu, taip, nes tu, žinai, sakai, bent jau aišku, kad tu esi pats tame ir, žinai, sakai, čia ne dėl to, kad sakai, čia scenarijų davė tokį, tai aš man pasirodė geras. Ir man yra įdomu, ir aš bandau net akademiniam lygmenį pasigilinti, kiek aš galiu, žinai, tai labai... Ir aš bandau ir sekti tuos kažkas, kas vyksta, žinai, šiuo metu, kaip evoliucionuoja ta žanras. Ir nu va, tai žinai, tai tas pirmasis filmas, nu jis taip iš tokio atėjo, kad aš tuo metu buvau tokiam, nu kur aš, žinai, su tom reklamom, nu jų yra biškai lengva pavargti. Nes tau biškai visą laiką reikia dirbti. Žinai, čia yra tokia problema su reklamom. Fast foods, kurio išliekamosios vertės jokios. Bet čia ne apie, nu čia darbas, žinai, čia yra tiesiog darbas, bet aš turiu omeny, kad vienu metu aš tikrai buvau pavargęs. Žinai, nuo darbo kiekio, nuo kažkokio vat, kad čia, žinai, gal čia manęs kažkaip čia gal nevertina kažkas, žinai, kažkokie tokie, tai čia prieš rūpintojėlį. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad, nu tai gerai, tai arba dabar aš tą filmą padarau, arba aš jo turbūt nepadarysiu. Ai, taip, kad nebe, aš gal... Bet tu pats ir rašė jį, ar... Su Titu Laucium. Rašėm kartu. Kartu? Jo, rašėm su Titu Laucium kartu.
per COVID-ą. Oi, tai geras laiks. Žinai, kaip ir daug dalykų. Tai vat COVID-as man davė tai, žinai. Gal, Jo, grįžtam į kad normalų nepervažiuotų. COVID-as man davė tai, žinai. Ir kažkaip, nu, ir paėmėm ir padarėm, žinai. Bet ir iš pirmais metais ir gavot pinigų? Mes, Ar ten ilgs jis procesas? dalinai buvo iš privačių pinigų, gavo jis tik tai postprodukciją iš kino centro. Jo, tai mes ten darėm tokį visiškai, imam darom ir viskas. Tai va, tai žinai, ir čia buvo dar vienas iš tų momentų, kur aš supratau, kad man irgi biškai reikia nuleist galvą, biškai, nes, nu, žinai, tu išeini į filmą, tu kaip ir labai įsivaizduoji, kas tai turėtų būti, bet šiaip tai neįsivaizduoji. O kuo skiriasi to, ką tu galvoji ir kaip realybė? Uždavinių kompleksiškumas turbūt yra kur kas didesnis, žinai, nes tu vis tiek, tu režisuoji, tu biškai sprendi uždavinius visą laiką tokio, žinai, gerai. Mums čia tai nesigavo, mes to negalim, kaip mes tai išsprendėm, kad tai vis tiek veiktų, žinai. Ir šiandien tas kompleksiškumas mums pasidaro kur kas didesnis. Nes Žinai, tas viskas sujungta. Jo, sujungta su krūva dalykų. Žinai, ir tau atrodo, kad tu žinai, bet aš gal nebuvau pasiruošęs tokiam, žinai, kur tu visą laiką, tu esi va ant mega įtampas. Jo, bet pagal teoriją tai turėtum viską būti susipiešęs, susirašęs, ateinam, nufilmuojam ir esi. Taip, tai žinai, aš tikrai daug ruošiuosi viskam. Ta prasme, reklamom daug ruošiuosi ir filmui, tai aš ten iš vis iki išprotėjimo ruošiausi. Bet tu vis tiek, nu, žinai, tai yra simulacija. Tu simuliuoji, kaip viskas sekas. Taip, tai nebūtinai yra tikrovė. Tai ir tai ne tai, kad buvo labai įdomu. Aš turėjau labai gerus žmonės aplink, ta prasme, tai čia tas filmas tai tik tai ir pasidarė dėl to, kad buvo geri žmonės aplink. Bet nes vibes iš to, kur aš kai nedalyvavau, aš tik tai girdžiu atgarsius, tai visiems ten buvo toks kaip ir faina, nu. Bet tik dėl to, aš sakau, bet tik lynai dėl to ir pasidarė. Ta prasme, nes, nu, tikrai buvo sunku ir tikrai, žinai, nu, visi, tu negali žmonių prašyti, kad jie kažkaip dirbtų. Nu, va, daugiau, negu jiem priklauso. Jie nebent ten gali daryti, jeigu jiem atrodo, kad taip reikia. Būtent. Jeigu sakai, tu negali ateit pas žmogų ir sakyti, žinai, kodėl man reikia, kad tu daugiau dirbsi. Negali taip sakyti. Žmogus dirbs tada, kai jis pats norės, žinai? Jo, o norės tikriausiai, kai matys, kad tau tas rūpi ir kad tu stengies, ir, žinai, sakai, kai tu esi dalis. Taip. Tai va tos dalis nebuvims, jaučiu, reklamai labai jaučiasi. Jaučiasi. Nes ten yra, sakai, šiandien tas, rytoj tas, čia sakai, ant tiek mažai, kad tu sakai, ar tu labai dirbsi, aš dėl to ir puikiai suprantu, kad kartais tu, žinai, ir yra žmonės, kurie visą laiką yra profesionalus ir kurie visą laiką daro, nu, žinai. Biškį ekstra. Taip. Bet iš kitos pusės iš tų žmonių, kurie nedaro, tu kaip ir negali prašyti, kad jie darytų. Nu taip, nu bet, žinai. Nes negali. Bet ir iš kitos pusės, žinai, kai films ir kai tu toks maratons, nu tai tu, žinai, gali susikaupti, kažką eliminuoti, o kai reklamins, sakai, rytoj kitos tragedijos. Jo, taip, nu, šitą praeisim ir sakai, ir nebus ten 2-3 dienų, kur pailsėti, o sakai, kitą bėdą ir... Jo, tai žinai, tai rūpintojelė tas labai tikrai buvo fainai, kad... Nu, kad kažkaip visi, bet, sakau, niekas to, nu, neprašė ir ten, žinai. Bet ten, aišku, ir Darija labai daug prie to prisidėjo, PM'as mūsų. Ir nu, krūva žmonių, ir Lukas įdėjo, ta prasme, žinai, nu... Jo, čia... Kur kažkaip visi ten, vat... Lukas tai net savo mašiną paukoja. Taip, Luko mašiną supjaustam gabalais. Eik tu? Jo, prapjomam Luko mašinos stogą. Aš šiaip... Nes ten kamerą, žinai, reikėjo kišti per vidų su kranu. Tai supjaustam Luko mašiną. Nes aš prieš kokias 3 dienas jį skrolinau tą filmą. Nes ruošiau čia tokiam renginiui, kur žmonės norėjo vaidinti, kad jie filmuoja filmus. Ir sakau, blem, bandaryk, aš jau vakarą surasti kokią sceną. Bet po to, žodžiu, senasis gerasis ir būsimasis įžymusis EAJus padėjo geriau. Supratau. Nes aš sakau, kol aš surasiu, po to kas perrašyti. Kam čia reikia? EAJus ir viskas. Tai žodžiu, Luko mašina ir bet šiaip, nu nežinau, aš toks ne fans to reikalo, bet peržiūrėjom ir visai buvo. Nu, žinai, man atrodo, čia vėlgi yra toksai labai smagu, kad tam filmui Lietuvojam nelabai gerai pasisekė, užsienį jam pasisekė labai gerai. Jis yra parduotas į 21 teritoriją. Bet jisai kaip teisės rodymą nekė. Jo, jis buvo kino teatruose, pavyzdžiui, Meksikui rodomas. Kino teatruose, žinai, nu toksai. O dėl ko? Dėl to, kad čia geras dalykas už nebaisiai brangiai. Turbūt, kad taip. Turbūt, kad taip. Ir turbūt, kad aišku, tenais jau egzotikos momentų, nu tai žinai, ir su festivaliais neblogai. Bet vėlgi tas dalykas, nu dabar einam toliau, tai
Man atrodo, tu jo kaip, negali tu tos savo kažkokios karjeros priimti vakuumą. Tai man jis, žinai, bent jau aš taip tikiuosi, kad jis biškiai atveria kelią. Tai vis tiek, tai o ką, čia, žinai, nu tu turi daryti ir, žinai, sakai, čia kaip, nes tu dar kokius nors tu daręs, aš atsiprašau, žinai, Aš šortus esu daręs. Jo, bet pilną metrą ne. Čia buvo mano pirmas pilnas metras, jo. Tai čia, žinai, tai ko, tu visai gerai. Taip. Kaip dar ne už dolerius valdiškus, o ten, žinai, sakai, tik tai dalį gaut, tai čia... Jo, tai čia, žinai, tai aš sakau, tai kadangi tas filmas galiausiai, tai jis tas kelius atveria. Truputėlį sekančiam projektui toliau. Ir jau jisai daroms tas sekantis projektas? Nu, aš dar biškį bijau labai garsiai per daug šnekėt, aš tikiuosi, kad už poros mėnesių bus labai viskas aišku. Jau kaip sakant... Jo, bet tai yra su Britais projektas, pilnai. Ta prasme, aš esu, mes vėlgi, tai yra mano ir Titas scenarijus. Tai yra projektas su Britais, kurio prodiusuoja Britai, vaidina Britai. Tokia, kaip čia, gal kitokia biškį. Rinkelė. Kitaip. Bet tai, aš to ir norėjau. Aš kitos pusės čia ir buvo mano tikslas, žinai, tai aš dar nenoriu taip jau nukristi ir pasakyti, kad čia jau tikrai tai bus, bet aš tikiuosi, kad aš už poros mėnesių bus. Kaip sakant, kad ne... Tai va. Tai kokia ta Lietuva, tavo akim žiūrint, su šito industrijai? Man atrodo, žinai, aš matau... Tau yra su ko lyginti bet aš, žinai, dabar biškį pradeda dirbti su Britais. Yra toksai momentas, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie darbą tiesiog, ne? Tai vienas iš tų problemų, kur aš dažnai matau, tai ką daryti, žinai, pavyzdžiui, ten ir mano švedės 10 metų, žinai, vaikai, ten viskas, žinai, dar nėra, bet apie tai yra kalbama. Ir vienas iš tų dalykų yra, tai gerai, su tavo tokiu darbu, ne? Ką mes, kur mes dedam vaikus? Kur mes jūs dedam, žinai? Viens nedirbam, kits pahalinam. Taip, o, žinai, tu Anglijoje yra tam tas privalomas vaikų darželis, on set. Jeigu yra... Prasme, kad yra kas turi vaikų. Jeigu yra ten kažkiek vaikų, žinai, iki tokio amžiaus, tai vadinasi, filmavime turi būti auklė, turi būti patalpa, kur vaikam yra padėtos kaladėlės ir, tipo... Su jais užsiemi, jos prižiūrimi, kad tu po to tarp setų galėtum nueiti ir... Tai, žinai, kitas dalykas, tas pačios naktinės pamainos. Žinai, aš labai didelis, man atrodo, naktinės easy. Iki Rūpintojėlio, kur buvo ten 12 naktinių, kažkas tokio, žinai. Ne. Tai po to laiko aš naktiniam turiu tokį žinai, tai kitą tą filmavom irgi, aš jau ten į galą, nes tu nemiegi, tu nevalgai, ta prasme, tas karantis nebeveikia, viskas. Yra keisti dalykai. Bet matai, gal siaubakai filmuoja, tai gerai. Nelabai, žinokit, ten visi susitinki ryte zombiai ir ten Rokas Šideikis žiūri į vieną tašką pabainos pradžioje, žinai, 10 minučių ir tada užsikuria dirbti, ta prasme, tai toksai, bet visiems taip pat. Tai va, bet man, pavyzdžiui, sako naktinė pamaina, žinai, kitam 3 nakties. Tipo, negali būti ilgesnė, reikia skaičiuoti. Negalima. Bet žinai, sakai, 3 naktis, tai čia ne naktinė. Jo, tai taip, tai aš tą ir sakai. Grįžti kaip žmogus. Bet kas gaunasi, kad tu biški nes, žinai, man atrodo, Lietuvoje yra tas, kad aš irgi buvau ėjęs, kur, jeigu tu jau filmuoji, tai tu nieko daugiau nedarai. Ne, viskas. Tu visą gerą šitam projektui atsisveikinu. Taip, aš sugrįšiu po mėnesių, žinai, mane pamatysi. Paskambinkit. Ir tas nieko nedarimas, man atrodo, čia ne tai, kad darbo ir gyvenimo balansas, čia toksai labiau psichologinės sveikatos klausimas. Taip. Man atrodo, kur tau tiesiog nuvažiuoja stogas. Tik tai to tu nepripažįsti, sakai, žinau, čia kūrybinė asmenybė. Taip. Čia mes visi tokie keisti. Jo, ir man atrodo, kad šitas dalykas yra vienas, ko mes išmoksime greitai. Privalėsim išmokti, nėra kito kelio. Tai šiaip ar tai bus. Nebus, tik tai, man taip, aš taip scenarijus bandau sugalvoti, kaip tai galėtų nutikti. Ir taip sunkiai galvojas. Viens yra per kokias didelės nelaimės. Ne, bet pažiūrėk, esmė yra ta, kad, pavyzdžiui, daug režisierių ten, Lauris sako, 8 valandas, man taip atrodo, ne, pas Lauryną Bareišą yra filmai, kur filmuojamas pamainos. Jo, va tokiu būdu, taip. Man atrodo, pas gal Marija, žinai, irgi visi tiesiog ateina jau ir sako, žiūrėk, mes Bet vien pabandyti, sakai, žiūrėk, o jeigu mažiau filmuosim, o koks jausmas aikštelė ir ar nėra taip, kad vis dėlto mes... Nežinai, reklamam, čia yra kitas dalykas. Ne, ten ta prasme, jau, žinai... Tipo, aš jaučiu, kad taip nuo 10 valandos mano sprendimai yra keisti. Jo, tu ten toks sakai, o kaip čia padaryti, kad baigtas? Taip, žinai,
Ir aš matau, kad aš jau irgi, kai jau aš išeinu į tą, kur, nu, tipo, aš jau čia kalbu kažkokias, nebe... Galim žinai. bandyti. Į ten. Jo. Kažkokius keistus dalykus. Tai man atrodo, va čia yra vienas, nežinai, nu mes turim, man atrodo, super profesionalių žmonės Lietuvoje. Na jo, bet Mes čia tada reikia ir turim, planuotis kitaip. Žmonės, kurie labai sunkiai dirba šiaip pas mus. Tikrai. Ta prasme, žmonės dirba normaliai. Žinai, setai jau, kai jau ateina, jau tokių kažkokių, kur nieko neveiktų, nėra. Mažai. Atrodo, žinai. Bet mes dar turim tokio, kur, sakai, nu niekaip neįsivaizduoju, kaip va šits gali dar būti šitoj sferoj. Nu tai šitą, tai bet čia jau tų tokio, kai jau nu čia būna paklausos ir pasiūlos klausimas, man taip tada atrodo. net ir tie dar išeina į aikštelę. Nu taip, kai jau nieko nebėra, ten prisikelia iš žemės, ta prasme kažkokia, žinai. Išblaivinami ir išleidžiami. Ir bėga jie tada. Bet supranti, man kažkaip atrodo, kad vis tiek mes iki to ateisim, nes žmonės tiesiog nebepatems. Ir iš kitos pusės, jeigu bus projektų, kuriuose yra sakoma, žiūrėkit, nu mes dirbam po 10 valandų. Iškart. Kas eis dirbti į projektą, kurio dirbama po 14? Čia klausimas, kiek jų bus. Jeigu tik tai bus tam tikras kiekis, tai pirmi bus pasirinkimai visiškai. Sakai, ten, kur normali atmosfera, ten, kur normali atmosfera plus mažai valandų, taip. O po to visi kiti. Taip, nes kam? Nes, nu, iš tikrųjų nėra dėl ko tą daryti ir čia, žinai. Nu, jo, čia... Tai čia, man atrodo, yra vienas iš tokių, žinai, šiuo metu vienas iš svarbiausių dalykų. Žinai, ką mes turim padaryti, nes aš tiesiog, žinai, aš matau nemažai žmonių, kurie yra, žinai, vėlgi, ne režisieriai, ne operatoriai, tai dažniausiai yra žmonės, kurie dirba labiau techniniai daly, ta prasme, kuriem yra sunku, kurie yra ant ribos. Jo, bet ir jie, žinai, sakai, aš taip sakau, bet jūs pagalvokit, kokius žmonės prisikviestume dirbti, kaip taip dirbtumėm. Ateitų tie, kurie yra normalūs, ne no-liferiai, kur dabar pasilikę, o kur tu sakai, ne, čia normalus darbas, aš galiu gyventi. Taip. Tai čia, žinai, sakai, biškutį kitoks. Aš sakau, aš kai Švedijai filmavau, aš irgi tą pamačiau, kur mes tam po 8 valandas, žinai, dirbdavom, dokumentiką filmavom ir kažkaip, tu baigi darbą. Ir sakai, kaip žmogus? Šiaip galiu į muziejų. Tai va, tikrai ne Lietuvoje, čia, žinai, sakai, kur, sakai, baigiam. Neatsisveikinkim, nes jau tuoj susitikt. Tai vat čia, aišku, yra klausimų. Ne, bet supranti, man lygiai taip pat, kodėl aš, pavyzdžiui, iš tam tikros pusės, kodėl tie filmai, kodėl aš juos bandau daryti, žinai, taip jau, aišku, man reikia, man įdomu, aš noriu, taip, tai yra labai labai svarbu. Bet kartu, aš matau, kad, tai gerai, filmas yra tiesiog mano atveju atsakymas į ilgamžiškesnį gyvenimą truputėlį. Taip, nes tu gali tada biškai ten labiau kontroliuoti. Ir kontroliuoti, ir kitas dalykas, aš galiu padaryti projektą ir aš tą galiu nieko nedaryti. Žinai, kurį laiką. Bet to išein? Taip. Svajonėse, aš vis tiek kažką turiu daryti visą laiką, bet man taip, bet aš supratau, kad aš galiu susirasti kitos veikti, ta prasme, nebūtinai aš dirbti turiu visą laiką. Aš galiu kažką kito veikti. Bet finansiškai tai įmanoma taip? Lietuvoje, jeigu atvirai su dabar šiuo metu, šitoje situacijoje su reklamomis, tai man vis tiek visą laiką reikia dirbti. Man reikia... Čia ne iš gerą gyvenimą, o... Ne, man labai patinka. Man žiauriai patinka filmuoti. Labai, žinai, esu labai laimingas filmuodamas, bet šiaip, vėlgi, aišku, čia priklauso nuo kokio gyvenimo tu nori. Ar tu nori paatostogauti, ar tu nori, žinai. Vilnius ir, žinai, vienos atostogos ir, toks, žinai, ten ne Mercedes, dėl tokio gyvenimo man reikia visą laiką dirbti, žinai. Aš galiu sau leist pailsėti kažkiek, bet tai, žinai, šiaip galiausiai reikia visą laiką dirbti. O man atrodo, vienas iš tų tokių atsakymų yra, ką aš ten savo norėčiau, žinai, pasidaryti, kad aš turėčiau, žinai, kažkiek tai. Pačilint. Bet, o tas, reklamose gal mažiau, reklamose vis tiek labiau kaip toks amats, kur tu išmoksti, kaip tą padaryti. Taip. Bet jeigu filmus tu nori daryti, aš manau, kad čia jau ir klausimas atsiranda, kaip tau pailsėti, kaip refreshintis, nes ten reikia, biškutį pagalvot, žinai, bet supranti, bet kai tu turi gal finansinę priklausomybę kažkokią,
Tai tada tu ir pasilsėt gali, žinai, nes man atrodo, žinai, nu va čia va tas ir buvo, kad aš baigiau rūpintogelę, aš pasižiūriu į savo sąskaitą ir aš suprantu, kad man va dabar jau reikia reklamų. Aš jau vakar turėjau dirbti. Visą taip. Ir po to, nu ten vis tiek toks pragariukas biški buvo, žinai. Ir po to pragariuko tu atsikeli, tu po savaitės sakai, hebrytė, labai noriu pafilmuoti reklamų. Labai noriu, labai pasiilgau. Būtų gerai, dar geriau su overiais. Taip. Ai, bet o režisieriai overių negauna. Ne. Mes dažniausiai padarom overius iš šitą įtvarės. Čia su jum reikia tartis, kad būtų overiai, iš kurių mes gyvenam. Tai va, tai... Bet su kaip sakant, daugybė, sakai, jau dabar yra pakankamai pasiūlos režisierių. Nu, bet reklaminė, pavyzdžiui. Sunku jauniem žmonėm patekti į reklamos režisūrą, žinai. Daugumoje dėl to, kad, nu, tie, kurie dirba tam, kiek aš metų, tai ten, žinai, kiti kur kas ilgiau dirba. Taip, bet jau vis tiek, tie, kurie yra čia įsitvirtinę. Jo, nu, žinai, kas turėtų įvykti, kad mes dabar nebefilmuotume reklamą. Nu, žinai, aš turiu manį... Kad vat perimtų, ten, žinai, 3 jau neateitų ir vat didžiąją dalį pasimtų. Aš 15 metų filmuoju, žinai, reklamas. Nu, tarsi, tai aš 15 metų nesusifakapinau kažkaip, žinai. Nu, nepadariau nieko tokio, kad jau, nu, dėl ko man pasakytų, kad tu nebegali, žinai, kažkas tai, arba pats nepasakyčiau, kad gali. Tai, nu, tai aš turiu patirtį, aš turiu, žinai, aš turiu žinojimą, kaip padaryti. O labai brangu rizikuoti, išbandyti kitus. Taip, būtent. Nes tu niekada nežinai, žinai, tai tiesiog yra, nu, saugiau, žinai, tai dėl to ir tai yra nefainai, nes tai jauni, nu, turėtų būti natūrali kaita. Bet sunku, nu, žinai, sunku. Ne, čia iš tikrųjų toks nelengvas reikalas ir tada turi, žinai, sunku, būti žinai, nu, bet aš iššokau tada, kai nebuvo, to, žinai, buvo, nu, biški vakumo šiek tiek, žinai, kurį buvo galima visi... O šiaip su, kaip sakant, jeigu galvojant, ko režisieriai, nu, atsakai, vat, koks nors vaiks nori būti režisierium. Tai kokios savybės jam pirmiausiai reikia turėti? Žinai, aš kažkaip visą laiką... Man atrodo, žinai, kaip aš matau tą, tai yra keletas dalykų. Vienas tai yra sunkiai dirbti. Nu, tai nebijo darbo. Nebijo darbo. Ir tu feilins. Čia yra, su šituo reikia būti kaip ir susitaikus. Sunkiai dirbant feilint. Jo, kad tu feilinsi. Ta prasme, tu feilinsi daug ir tas feilas, nu, tu turėsi kažkaip atsikelt ir toliau daryti, žinai. Ir kitas dalykas, nu, man atrodo, žinai, bent jau ką aš matau, nu, žinai, kodėl aš turbūt ten galiu tai daryti, ką aš darau, tai yra, nu, tai yra bandymas dirbti su žmonėm, žinai, išklausyti kitus žmonės, komunikaciniai gebėjimai, žinai. Talentas, ar ten vizualus matymas, žinai, būtų pliusas. Būtų pliusas, bet yra labai gerų operatorių, kurie, žinai, labai kartais už tave gali geriau pamatyti. Nu, ta prasme, bet iš tikrųjų, žinai, aš, pavyzdžiui, nuoširdžiai galvoju, kad aš nesu labai vizualus žmogus. Ta prasme, nu, žinai, aš nesu... Bet žinai, va čia ir įdomus reikalas, nes visi įsivaizduoja, kad režisierius, tai žinai, jisai ten turi būti toks estets ir ten jau, nu, žinai, jisai jau turi pojūtį turėti ir jisai viską pasakys. Ne visą. Ne, tai jis viską pasakys. Ta prasme, tai aš viską pasakysiu. Viskas gerai. Tu gali pasirinkti, sakai, nu man pasiūlyk tą ir tą. Taip, bet jeigu tu turi, žinai, kur yra vietos, kur aš jaučiuosi silpnesnis, tai vadinasi, man reikia stipraus žmogaus toj vietoj. Ta prasme, nes aš, žinai, nes jeigu aš viską bandysiu nuspręsti, tai pirmiausia, nu, aš niekada nebūsiu, žinai. Aš turiu vietas, nu, man gerai su žmonėms sekasi bendrauti. Čia yra mano vieta. Nu, tai aš tai tą ir darysiu tada gyvenime, žinai. Bet čia aš manau irgi vienas iš pliusų. Sakai, sugebėt komunikuojant, komandoj padaryti daug feilų. Taip. Ir, žinai, ir dar kitas dalykas, kas yra labai įdomu, kad, pavyzdžiui, kažkurio metu, nu, tu, žinai, tu va daug feilini, bet dažnai tavo tu feilų, nu, nieks jų nemato, tu pats juos matai. Sakai, matyt savo feilus, neužsiparint gal per daug, kad tu feilini, nes čia yra labai normalus procesas. Bet, žinai, nu, bandyt kažkaip, ne tai, kad čia jau, žinai, aš ten sėdžiu ir mokausi po kiekvieno projekto ir ten bandau kažkaip, tai, žinai, bet iš tikro, tai tas procesas yra labai vertingas, kur pasiimtum ir pagalvoti, kai čia aš susifakapinau. Bet va čia pas mane yra, aš norėčiau fotkinti, bet aš nufotkinsiu, aš ne per geriausiai ir aš pats save prieš tai suvarau, nes aš, ką aš eisiu fotkinti, jeigu aš jau išsiaiškinau su savim, kad aš ne kažką. Tai va čia jau čia būtų labai prastai būti režisierium, kur pats jau nusprendi, dar nebandęs, kaip viskas bus blogai. Ne, tai žinai, tu pradžiai, man atrodo, nu, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad kai aš pradėjau,
aš tiesiog neturėjau laiko kelti šitų klausimų, nes tu visą laiką sėdi ir galvoji, nieko nesuprantu, ką darom, tu prisivažinai. O kai tu pradedi tos klausimus kelti, tai tu, man atrodo, jau, nu žinai, tu pasieki tam tikrą kažkokį va tokį brandos lygmenį, kur tu gali savo bandyti atsakyti. Žinai, ar tu čia vis dėlto geras, negeras? Taip. Koks skirtumas, ar tu geras ar ne, žinai, geras ar negeras, man atrodo, tai yra tokia, žinai, labai žiauriai sunku pasakyti. Sakai, jeigu tu žinosi už kiek, jeigu žinosi per kiek, jeigu žinosi kas buvo kaip, nu, ta prasme, nu, tu savo gali galbūt pasakyti, kaip tu vertini tą, žinai, sakai, ar bejo kažkoks operatorius Latvis sėdėjo. Ai, Jurgis Kmytis sėdė tiesiog. Sakai, va tau just Lietuva, vaikštamai važinėjai vien Latvijai. Vieną Lietuvą, vieni Latvijai dirba baisu. Atiminėjai iš mūsų darbą. Mūsų darbą, taip. Bet to pats tu dažnai būn, kad pasižiūri ir sakai, blemba, vat prie šito būtų gerai, kad nesakyt, kad čia aš dariau. Nežinai, tu kartais ne tą, va čia, žinai, kažkokie feilai, bet, nu, taip sutapo, kad ten agentūra norėjo mėlynų nykštukų, nu, viskas... Žinai, gal daugiau anksčiau, aš vis tiek dabar, žinai, šiuo metu aš jau kartais pasižiūriu į projektus ir matau, kad arba aš nepadarysiu, arba čia kvepia, nu, žinai, jeigu yra pasakoma, žiūrėk, biudžeto nėra, nieko nėra, gero operatoriaus neduosim, reikia, kad būtų labai geras klipas. Taip. Aha, nu tai tada aš turbūt negaliu to padaryti. Žinai, nes aš neturiu jokių dedamųjų, nu kad, žinai... Ne, nu čia turi būti aiškus atsakymas. Taip, ir laiko nėra, ir pasavaitės filmuojam, ta prasme, dažnai. Sakai, pasirinkti nieko negali. Tai tada aš galiu pasakyti ne. Tada aš galiu pasakyti, sorry, hebra, aš, nu, nedarau šitą. Na, vat matai. Ir bandyti, tai man dabar tai labai retai man taip atrodo, žinai, nu, būna geresnių darbų, būna blogesnių darbų. Normalu, bet tokių, kur jau sakytum, kad jau čia anksčiau būdavo, žinai. Anksčiau būdavo nemažai, žinai, turbūt tokių, bet dabar tai taip, nu, tai žinai. Gali gerai pasisek, gali geriau, gali, žinai, nes, pavyzdžiui, nežinau, koks nors ten castingas, na? Kartais žiauriai pasisek. Gauni aktorius, nu, žinai, viskas sutampa, nu, iki Z, žinai. Kartais, nu, rengęs iš baisybių. Jo, o kartais tiesiog, nu, vat nesigauna kažkas, žinai, ir nuo to klipas, nu, jis prastėja, žinai, nu, stipriai kitoks jis pasidaro. Nu, va. Tai va, tai kartais tokių dalykų yra, kurie net ne tavo, nu, rankose visiškai yra, žinai. O iš tavo akim žiūrint, kas iš jaunų operatorių, į ką reikėtų žiūrėti, kaip tu matai, kas yra, aš specialiai važiuosiu kvadratais. Gerai, dar galim pavažiuoti kvadratais. Tai... Iš jaunų operatorių, ta prasme, kas šiuo metu... Sakykim, žinai, sakai, tokio, vat, kur tu sakytum, nu, vat, biškutį iššok iš visų kitų, tau bent jau, vat, žinai, gal jiem bus, žinai, paskata, kad, nu, fain, kad juos pamata. Bet aš prie to pačio grįšiu, žinai, kad dabar, pavyzdžiui, nu, tie operatoriai keičiasi, žinai, pas mus truputėlį, tu, pavyzdžiui, aš kai dirbu su operatoriais, aš pradedu su kažko dirbti ir aš dirbu iki tam tikro lygio, nu, žinai, nes, o ką man dirbsiu kažko kitų, tai jeigu man dabar gerai sekasi, žinai, su šito žmogu. Tai tau netiek daug ir tenka išbandyti kitų? Nu, aš bandau, žinai, vis tiek gaunasi, kad tas negali, tada toliau eini. Bet esminis dalykas, tai kad irgi, tai yra, žinai, ant kiek žmogus klausosi, nu, ta prasme, ant kiek tu gali su žmogum susikalbėti, iš tikrųjų, nes tu jau tik, kad tu pasakoji, žmogus klausosi, žmogus siūlo. Ne tiek, kiek jisai sugeba, bet pirmiausiai, ar su juo komunikuoti yra lengva. Jo, nes aš tiesiog nenoriu niekada užsiimti kažkokiom ego kovom. Tarsi man čia yra labiausiai neįdomus dalykas. Nu, ir labai neproduktyvu. Ir varginant vis žiauriai dalykas. Ir ta prasme, man, jeigu tu pasiūlė geriau negu aš sugalvojau, puiku, darom taip, ta prasme, viskas. Žinai, jokių klausimų čionais nėra. Ir man atrodo, žinai, tai vėl grįžti prie to, kur tu matai, arba žmonės bando sunkiai dirbti, arba nebando. Tai man atrodo, čia yra viskas apie tai. Žinai, ir aš labai tikrai vertinu, kai žmogus ateina ir vėlgi, tu taip kaip ir negali, žinai, prašyti to, ta prasme. Bet jeigu žmogus ateina pasiruošęs, jeigu jis tiksliai žino, jeigu jis yra, žinai, mes pakalbam apie kadruotą, pavyzdžiui, su operatorium, jis yra išsianalizavęs, savo susirašęs. Ne ką, kaip, ai, čia dar tą filmuos? Jo, tai va šitas man visą laiką yra toksai, nu jeigu dar pasako, kas čia per Tu neturim čia tos stambos, sakai, bet... Jo, bet mes kalbėjom, tai jeigu mes kalbėjom, tai aš prezimuoju, kad tai, nu, tai bus. Nu jo, čia jau, kaip sakant... Taip visur, manau, yra, bet visose mūsų srity, visur,
kad tu, sakai, va, susivienodint žodinėlius, ką reiškia, tu sakai, galbūt mes nufilmuosim, tai ar čia pas tavį reiškia, kad mes jau tikrai filmuosim, ar čia, žinai, sakai, aš daug kada ką sakau, čia nekreip dėmesio. Tai bet supranti, dar kitas dalykas, man atrodo, su operatorium yra lygiai tas pats, kas, man atrodo, ir su režisierium, tai, žinai, aš irgi žiūriu, kaip jis, pavyzdžiui, bendrauja su gaferiu, kaip operatorius, kaip jis bendrauja su savo asistentais. Tai kaip yra duodamas užduotis, žinai, nes nuo to irgi be galo, ar aiškiai, ar pagarbiai, ar, ta prasme, ar žmonės supranta, žinai, ar jis deleguoja tas, nes, žinai, nuo to irgi priklauso, nes nufilmavimas yra laikas, žinai. Ir nuo to, kaip tai bus efektyvu, koks bus, ant kiek anksčiau bus aikšteliai. Būtent. Bet to, su kurias pozicijas tu gali rinktis, productionai sakyti, karočią aš noriu. Aš renkuosi operatorių. Bet daugiau... Aš renkuosi dailininką, aš renkuosi stilistą, aš renkuosi su kuo aš montuoju, aš renkuosi kas daro spalvas klipo. O pavyzdžiui, žinai, kamera crew arba gaferis, tai jau dažniausiai ateina iš operatorius, žinai. Bet kartais, tie operatoriai irgi taip, bent aš taip tarp eilučių kartais girdžiu, kur sakė, aš tai to norėjau, bet man sakė, kad jau, žinai, jau vos nesusitarė su tuo. Ir čia tas yra tas, kur, žinai, tu neturi darbą, dėl to mes tau nemokėsim daug, nes jeigu tu tik biškai brangesnis, tu nebereikalinks, arba sakai, tai dar tu čia rinksies, kas tavo asistentai, žiūrėk, aš jau tau esu suradęs. Jo, čia, žinai, čia yra iš vienos pusės mažos šalies dalykas, iš kitos pusės mes vis tiek turim rentalų sistemą, ta prasme, kur yra su apšvietimu, tai visiškai tenai. Žinai, kitas dalykas, kad jeigu, pavyzdžiui, operatorius turi su ko jis nori dirbti, tai mes einam, first choice'as, pavyzdžiui, yra filme, žinai, second choice'as yra kitam filme. Third choice'as atostogauja šiuo metu Norvegijoje, žvejoja, žinai. Tai, tada jau atsiranda tas, kad tu... Tada atsiranda šansas kitiem. Jo, kas yra normalu, žinai. Kas yra normalu. Ir nusakau, bet čia yra ir tai, kad pas mus nėra labai daug žmonių, žinai, šitoj visoje. Bet su tais, jūs jau dėstai šiais metais? Jo, aš dėšiu praeitais metais. Kas per jaunims atein, kokie bus mūsų tie ateities režisieriai? Labai protingas jaunimas. Aš dėšiu teisybės dėlą prodiuseriam ir montažo režisieriam. Tai šiaip, žinai, visą laiką, kai tu žiūri į praeitį, man atrodo, toksai, kaip čia, man atrodo, kad jie yra antiek tipo protingesni žmonės, negu aš buvau metų, žinai. Kur žiūri ir galvoju, blemba, jūs visi skaitot, jūs visi žiūrit filmus, jūs esat, žinai, gražu žiūrėt, žinai. Bet matai, jie jaučia neturės to mūsų tokią, kur sakai, žiūrėk, bet aš moku susvarkę, suvirint. Jo, čia, žinai, čia yra tas... Bet ar čia privalums, tai žinau. Žinai, man atrodo, yra gal keletas dalykų, tam, pavyzdžiui, pas mane, aš visą laiką jaučiu, kad kažkaip, žinai, nugara prie sienos. Aš išvažiuoju į Angliją mokytis, tai aš negaliu čia kažkaip feilinti, nes, žinai, aš negaliu, nėra opcijos. Žinai, aš darau pirmą filmą, aš negaliu, kaip aš padarysiu viską, aš varysiu, kad nefeilint, žinai, nes, o kodėl baisu, žinai, tai taip, tu feilini, žinai, eventualiai, bet tu, žinai, kažkaip atrodo, kad tu neturi kažkokio kito pasirinkimo, žinai? Ja, tu turi daryti. Ir tai yra ir gerai, ir blogai, ta prasme, aišku, iš vienos pusės tu užsidedi labai daug streso ant savęs, žinai, dėl šito dalyko, iš kitos pusės, tipo, hebryta dabar, jie gal neturi to, kas yra normalu, nes jie, neaugo krasnuvai, kur su narkomanai, žinai, aš turiu omeny. Ir tai yra gerai. Tokio, žinai, sakai, lengviau ir sakai, ne, aš nedirbsiu, aš noriu 8 filmuoti. Taip. Kai mano filmas bus, aš filmuosiu 8. Taip. Ir sakai, ir kas, kai jūs tą Robin Hoodą filmuodavot po 12? Man neįdomu. Kur aš sakau, dėl ko mes po 12 dirbam? Tai kai Robin Hoodas atvažiavo. Sakau, tai ačiū Dievui, kai Robin Hoodas atvažiavo, ne kokie kinai, tai mes būdavom po 20 valandų varę. Tai žinai, tai man atrodo, kad jie yra... Žinai, jie yra labai, labai protingi žmonės. Šitą dalyką aš tikrai duodu. Ir vėlgi tas standartas, žinai, tas toksai, kur man irgi gal reikėjo kažkaip tai, žinai, visi čia turi labai sunkiai dirbti. Neturi visi sunkiai dirbti. Nėra būtina. Nėra būtina. Šitas ateina iš kažkokio, to blogojo rusų filmo, kur ten tik tai taip, kai ant vis reik, tada tu bėgi ir tik per paskutinę sekundę padaryts reikals bus pats vertingiausias. Ne, ateini, padarai ir išeini. Tai va, tai žinai, tai man atrodo, kad viskas su jais bus gerai. Tai aš sakau, mane labai ir pradžiugino ir kažkaip tai, žinai,
Tai dėl to ir dėstai, nes biškai įsikvėpė nuo... Tai va aš progą, aš sakau, mane imkit, jeigu tik galit kaip nors mane išnaudot, aš noriu dasidėti prie to mokslo tų jaunų žmonių, tai tik tai manis matai dar nesugalvoju, kur išnaudot. Tai aš jau oficialiai prisidavęs. Dambrauskui, esi pasakęs. Ir aš kas metus esu užsistatęs žadintuvą parašyti. Tai žiūrėk, už pinigus ar be pinigų aš už ką nors daryt. Jisai palaikin. Taip, kad aš manau, kad čia viskas yra geram kely. Ten normalu, kad ten gal biškai keičiasi tas struktūras. Ne, tai čia normalu, aš tai sakau, aš nežinau netiksliai, ką aš galiu ten duoti, bet, kad faina būtų, kad, visi, kas mano, kad kas nors, kuo nors norėtų prisidėti, kad, pakeltų rankas ir kad po to, kai jau norės rinktis, ko nors, kad būtų. Tas dalykas irgi, aš galiu pasakyti, jis yra toksai, tu negali tai pilnai atiduoti, nes man vienu metu jau buvo toksai, kur, tu dėstai, ta prasme, tuo pat metu tu ten filmuoji reklamą, tuo pat, visko yra tiesiog labai daug, o tas dalykas vis tiek suvalgo. Taip. Suvalgo žiauriai daug laiko. Tai bet aš, atidėšiu vieną semestrą, biškai galą pavargęs jau buvau, dabar aš pailsėjau, dabar vėl aš noriu dėstyti, vėl viskas gerai. Tai gal čia net ir reikėtų kokiais nors tokiais, etapais. Jo, biškai pasirotuojant, nes man atrodo, jeigu tu tai darai labai ilgai, tai arba tai jau turi būti tavo dalykas, kad tu dabar jau dėstytojas esi. Tada kitus reikia nebedaryti, bet tada biškai nefaina, kad tu nepraktiks. Tai va. Bet tu, kai, bėgi į aikštelę, o po to sugrįžti padėstai, kad taip, pratarpiu tą daryti, tas labai faina. Tai va, tai čia, toksai, kol tai nesikerta su, kažkokiais kitais dalykais, tol tai yra tikrai žiauriai faina, man atrodo. Tai kaip nors padarysim. Tai... Jo, bet man atrodo, Vytas jis tikrai tenais. Ne, tai aš čia sakau, sakau, kad čia, aš visiems kitiems sakau, kas norit, jūs neapsimeskit, kad nenorit, o sakykit, aš norėčiau, man faina, žinau, kad man, kai leidžiu kur nors, ką nors papasakot, tai aš su mielu noru tą darau ir... Bet čia supranti daug ir man atrodo, čia jam būtų labai vertinga, nežinai, ką daro arba Qteiko operatorius arba Ditas, tai dauguma žmonių, jie net nelabai... Kaip pasakytų, sakai, viens iš žalia kerp, kits medžiagą nukrauna. Tai, jo, bet kodėl šitą, kodėl mums reikia šitą žmogaus? Arba kaip operatorius. Arba ko tau gali padėti. Taip, sakai, ką tu galėtum gauti. Nežinai, mes filmuojam, aš ateinu pasiklaus dalykų, kartais, kai man nutinka, tą galėtum iš anksto parodyk man padaryti. biškį kadriuką, kur tą ten tą prasme. Tai va, ir čia, sakai, tu galėtum tam tikrus dalykus padaryti. Tu kartais net nežinai, ko tam operatoriui, arba režisieriui, ko tuo metu reikia. Bet aš šitą jausmą prisimenu, kai aš pradėjau tik tai, kad tu žvalgaisi aikštelėj, ir tu nesupranti, kas ką daro, ir tu nesupranti, kur tu gali pas kokį žmogų. Sakai, kokią bėdą spręsti. Taip. Dabar aš turiu problemą, kas gali išspręsti šitą dalyką. Bet Danijai labai sveika, kur, sakai, visi, kas eina į productioną, net į productioną, jie eina kaip trainee pradirbti prie kameros, prie visur. Kitos departamentos. Sakai, kaip faina, kur tu taip, iš arti, bet ten, monitorių paneši, laidą nuvinioji ir po to tau nekil klausims, kiek užėm laidą nuviniojims ir kaip sunku į 5 aukštą tos du monikus užtemti. Jo, ir ką tai reiškia, nes jeigu, pavyzdžiui, ir ar tau geriau, sakai, žiūrėk, darom, ar su, Jo, ir čia taip pat, tu nežinau, pavyzdžiui, tu ieškai lokacijos, tu režisierius, tu ieškai lokacijos, Yra labai graži lokacija, bet čia yra 5 aukštas. Mes negalim jos pasišviesti, negalim, neįmanoma, už kažkokį milijardus galim. Už milijardus, skraidantis čeripikeriai kokią nors, nežinau, bet neįmanoma. Ką tas reiškia, kad mes jos negalim šviestis? Vadinasi, mes šviečiamas tik į vidų. Ką tas reiškia, kad Hebra neš 12 valandų? Tu turi visai kitaip planuoti, tada, ir čia yra AD dalykas, bet čia yra režisieriaus dalykas. Taip, tada tu sakai, tu turėsi mažiau laiką. Jeigu gripas tau užneš 12 į 5 aukštą, tai jis tada valandą nestumdys to 12, ta prasme. Ten bus, visai bus vibes ir kitaip. Tai va čia, kartais atrodo, kad, kai kurie, ypatingai productionai, matos, kad tenai prispaudžia režisierius ir sakai, žiūrėk, karočią filmuosim čia, kodėl? Čia nebrangus, mes, stumiam šitą. Ir po to vargstam, nei lokacija gera, nei, ta prasme, viskas blogai, bet matyt buvo labai patogu prastumti, tai čia jaučiasi ir aš sakau, matai, su lokacijom yra tokia, pavyzdžiui, reklamose dažnai problema, kad tave labai spaudžia laikas, labai dažnai, ir tu žinai, kad tu turi pasitikėti ir tu turi 3, nei viena nėra gera, bet... tu sakai, Hebra yra blogai, bet tu supranti, kad tau rytoj tekskautą reikia daryti. Nes kitaip,
Ir kartais aš bandau šito baisiai išvengti, kiek tai galiu, nes labai daug kartų esu ant to grėblio užlipęs. Kur tu pasitvirtini, žinai, vat kai tu filmuoji lokacijose, jeigu lokacija neveikia, turėk tu kokį nori dailinį. Ten bus matysis, kad ten yra va, taip Nieks kažkaip, neveiks. žinai. Tai ir žmonės nenorėjo, nu žinai, viskas bus blogai. Tiesiog nuo A iki Z. O, reikia užvaryti ant ko nors. Šudiniausias, šudiniausias. Koks departaments lietuvių kino industrijai galėtų pasitempti? Kuteika negalim sakyti. Galvoju, kas galėtų pasitempti. Kur toks, nu vadžinai, sakai, jaučias, kad kažkodėl nėra progreso. Gal jis nėra labai blogs, bet kad... Aš galvoju, žinai, aš galvoju, ko mes laukiam. Dažniausiai. Ko aš sėdžiu ir laukiu, kai filmuoju. Nevarysiu gal ant nieko, nežinau. Ne, nu, žinai, yra departamentai, nu pavyzdžiui, ta prasme, yra sudėtingi dalykai. Tai yra, jeigu yra sudėtingas specialas arba sudėtingas stuntas, žinai? Ir Hebra tikrai bando pasiruošti, bet kartais ant laiko labai pralekiam šitose vietose. Nu, tipo, tu sakai, kad ir kaip, iš tikrųjų nori pasiruošti ir suplanuoti laiką, nu, bet ne visat pavyks. Na tai, kad jo, arba kažkaip kitaip, nu, žinai. Ir čia ne tai, kad Hebra kažkaip toli gražu tikrai nieks nedirba, žinai. Puikiai dirba visi. Bet, tipo, kartais pralekiam ant laiko žiauriai, žinai, su šitais reikalais. Ir tada toksai, žinai, nu, galvoja, kad kelintą kartą mes jau, ta prasme, kelintą kartą mes dažniausiai optimistiškai, žinai, visi optimistiškai žiūri. Nu, nes kažkaip netelpa į dieną. Sakyt, davai taip, ir produceriai, ir AD, ir aš, ir visi sakom, blamba, padarysim, ana? Tik per 2 valandas, nu padarysim. Kažkaip turėsim. Eina 5 valandą, tu visi, žinai, šito mes eilinį kartą savį apgavom, kur, nu ne, vis dėlto yra taip pat, nieks nepasikeitė. Nu jo, čia su kaip sakant yra, bet tą tikriausiai nu, nėra jokia vaista. Nėra. Nes nėra vaista. Nu, žinok, nepasikeis, kad tu dabar optimizmas jis yra neišgydomas ir jis yra privalomas. Nes žinai, jeigu mes negalvosim, kad mes galim čia kažkaip, nu, mes galim padaryti. Jo, šansų tada, kad padarysim, nu, su biškiu overiu, nu, nebus. Taip, būtent. Nes aš taip irgi įsivaizduoju, man aišku niekaip nesuprantama, kaip tu pasirašai projektą, nu, pavyzdžiui, skaičiuoji klipo kainą, bet ten yra kintamųjų, kurių nežinai kiek. Jeigu tu daug užsimesi, yra šansų, kad tavęs nepaims. Nu, tu ant kainas nelaimėsi. Jeigu tu mažai užsimesi, tada vadinas, turėsi trumpinti pamainą. Arba gali pasigaidinti arba šansų bus, kad, žinai, o tenai, taigi negali sakyti, Hebra, bet aš už daug babkių nesakiau, kad darysiu, dėl to dabar quick. Nu ne, sakai, reikia gerai. Ir čia, sakai, to prodiuserio magiškums kažkoks yra, kur už labai pigiai, bet nepravalinant, padarys, kad įvyktų. To nepavydžiu, tai iš tikrųjų, prodiuserio, žinai, nes prodiuseris visą laiką būna vis tiek tarp kūjo ir priekalo, žinai, atsidūręs. Tiesiog, tai va šito momento aš, nes, žinai, nu tu pradedi ir tiesiog tie vat kintamieji jų visą laiką bus. Visiškai. Ir tu jų dažnai gal net ir nevaldai. Visada. Ta prasme, žinai, kiek kainuoja tas, ta prasme, tu nepagalvoji, kad čia dar reikės to ir tau reikia kažkaip suktis šitą. Sakai, sorry, dabar jau žiūrėk, jau išlipam iš budžeto, bet nufilmuot vis tiek reikia. Jo, ir tada tu žinai, ir tu vėlgi, tu negali pasakyti, Hebra, žiūrėkit, arba kartais pasako, nenori Jonai su paprastesne kamera filmuoti, su kokia paprastesne kamera. Tai kokių yra paprastesnių kamerų, žinai? Nu, ir... Bet čia būna dažnas klausimas, kaip žinai, kai Netflix'as serialas ir bitės reklama filmuojama, žinai, realiai su ta pačia įranga. Taip. Taip, žinai, sakai, atrodo, nu, lyg tai bitės reklama, nu, aš ne apie bitę, bet apie šiaip lietuvišką reklamą, nu, galėtų jinai kokį nors, ten, nežinau, su ten kokiu Black Magic'u, bet žinai, bet tada tikriausiai, kad paaiškės, kad ne tame kaina ten susidara. Būtent, ne tame ir tu žinai, kiek tu prarandi, dėl to, kad tu žinai filmuoji su ten bus, žinai, sakai, po to tu negalėsi spalvose ten, žinai, daryti. Būtent. Ir, nu, aišku, liaudės gal galėtum kaip nors sutaupyti, ten vos, žinai, kažkokį, bet... Ne, bet čia, matai, čia yra, sakau, čia yra tas dalykas, kur, man atrodo, geras prodiuseris, žinai, jis biškai supranta, ką jis praranda mažindamas tam tikrus, nes tu tiesiog, jeigu mažina, aš tiesiog sumažinsiu. Nuimsiu ten, žinai, štuką nuo šviesų. Ir... Ta prasme, ką tai reiškia, ką tai reiškia klipo kokybei arba nu filmo, nesvarbu ko. Ką tai reiškia mūsų kokybei, jeigu mes, tiesiog, žinai, man atrodo, mes vis tiek visi gyvenam tokioje, kur nieks neišsikalinėja, nieks neįrašo tau hoko objektyvo,
Ta prasme, vien tik tam, kad, žinai, kad, hei, hebra, ta prasme, davai. Ta prasme, arba to reikia, nu tikrai reikia, žinai, arba nieks, kaip sakyt, nebando dirbtinai kažkaip užpildyti šitą reikalą. Nes, aišku, pas mus taip sets, nu taip atrodo, žinai, aišku, nu, jeigu aš būčiau operatorius, man sakytų, žiūrėk, filmuojam paprastą klipą, bet tu žiūrėk, neimk tegu va, su lengvikė atvažiuoji su 2 atšvaitais apšvietėjai. Sakyk, teoriškai kaip tu ir gali. Bet jeigu po to prireiks, tavo čia tas didvyriškumas, kad tu sutaupai fūrą ir 2 žmonės. Sakai, po to sakys seniuk, tik kažūdą filmuoji. Taip, o tada atsėda režisierius, prašo kažkokio dalyko, žinai, tu negali padaryti. Neturiu. Sakai, žiūrėk, sutaupėm, sekantį kartą goodbye. Nu tai va, tai čia, žinai, čia yra šitas žaidimas. Čia yra šitas žaidimas pas visus, žinai. Arba lygiai taip pat, kaip ir aš kartais, žinai, tu pasakai, aš pasakau dalyką ir tada aš kartais sakau, ne, visgi ne taip, žinai, dėl to, kad aš suprantu, kad aš kartais, nu, žinai, bandydama čia kažkaip paprašiau padėti kažkam padaryti, aš save įsivarysiu į tokį kampą, žinai, kur aš paskui neturėsiu išėjimą. Ką, Linai, viskas, man atrodo, mes baigsim. Tau į pamainą reikia važiuoti, ne? Aš spėsiu, pamaina manis palauks, kai sako, žinai, čia ne ką.